Gerai, įrašas veikia. Tai džiaugiuosi ir dėkoju prisijungusiam ir prisijungusiam, kad radot laiko ir panorėjot investuoti laiką į pažintį įvairiopą. Tai tuoj pasiaiškinsim. Bet tai galim net ir pradėti šitą pokalbį. Iš tikrųjų, kas prisijungs, prisidės prie to pokalbio. Tai aš kaip visada gal trumpai 3 žodžius apie prisistatymo žodžius. Gerai. Ir klausimą iškart paleidžiu į orą. Ir paskui prie jo sugrįšiu už minutės kitos. Mes coachingo stiliumi paieškosim tokio tam tikro susisiaurinimo. Tai ką čia jūs norėsit išsinešti šito mūsų pokalbio jam pasibaigus. Net tokį kontraktą pasidarysim. Tai čia coachingo stiliuje padarykim pasakojimą apie coachingą, gerai? Va, tai mano vardas Paulius. Šiandien aš čia dalyvauju kaip ir coachingo specialistas ir kaip Ericsson Coaching International mokyklos atstovas Lietuvoje. Mes su Sonata čia draugiškai užsiimam žinios skleidimu apie coachingą ir apie mokymąsi coachingo įvairiopą. Ir turim programą skaitėm, bet turim tam tikrą dalį pokalbio apie pažintį. Sužinosim, kiek giliai arba kiek plačiai reikia mum tai pasikalbėti. Kas yra, kas nėra coachingas, kam jisai tinka, kam netinka, kaip tapti profesionaliu coachingo specialistu, ką veikti, jeigu aš nežadu tapti profesionaliu coachingo specialistu. Tai tokie klausimai. Ir pabaigoje planuojam ir pakalbėti apie konkrečias programas, gal paskutinę 15 minučių, kur galima būtų mokytis, jeigu norėtumės. Tai va toks mikro pristatymas mūsų turinio, kuris drąsiai gali keistis, jeigu mes pageidausim. Gerai, tai kviečiu prisijungusius ir ekranus įsijungti, jeigu yra galimybė, kad mes ne tik tai girdėtume ir vardus skaitytume, bet ir veidus matytume. Gerai. Tai gal dar porą žodžių apie tą ampluą ypatingai coachingo specialisto ir coachingo trenerio. Tai coachingą aš jau 15 metų ir galima sakyti, kad ir tyčia, ir netyčia pavyko į coachingą ateiti. Aš dirbau 15 metų prieš tai vadovų profesionaliai. Ir man labiausiai patiko ta dalis iš vadovo darbo, kuri apie žmonių net neugdymą, pagalbą augti, pagalbą tiem žmonėm tobulėti. Tai va čia man buvo net širdis dainuodavo nuo to. Ir paskui kažkaip gyvenimas pasiūlė galimybę, galvoju, tai kodėl man to neužsimti visą laiką. Tai va tokia kelionė įvyko ir prieš 15 metų apsisprendžiau profesiją pakeisti ir toks kelias nebuvo labai lengvas, bet labai džiaugsmingas. Tai aš sakyčiau labai daug duodantis tokios satisfakcijos didžiulės. Ir kitas ampluo, labas vakaras, kas turit galimybę įsijungti kameras, tai pabandykit paspausti tą mygtuką apačioj video. Va, ačiū Jūrate. Tai drąsiai. Va, ir kitas ampluo, tai jau gerokai virš 10 metų darbuojuosi ir kaip coachingo specialistų rengėjas ir mokytojas, treneris, tai dirbu su Ericsson Coaching International, tai ko gero viena iš pačių seniausių ir didžiausių mokyklų pasaulyje. Tai aš pats esu įsimylėjęs Ericsson ir metodologiją ir pačią mokyklą ir esu tarptautinis treneris. Tai dirbu Lietuvoje kaip atstovas ir darbuojuosi jau per tą šalis, kur organizuoja mūsų partneriai ir kviečia mane kaip atvykstantį trenerį. Tai dabar gal labiau po Europą bėgioju, prieš COVID dar ir į Aziją palakstydavau. Ten į Indiją esu išskraidęs ir daugybę kartų, bijau pasakyti kiek kartų, bet per 3 metus tikrai virš 10 kartų esu nuskridęs ir ten praleidęs jau kažkiek tai mėnesių susidarytų, turbūt pusmetis vos ne per 3 metus praleistų tenai ir labai įdomus darbas su kitų kultūrų žmonėmis. Ir toks įdomus pastebėjimas ir atradimas, gal pasitvirtinimas akivaizdaus dalyko, kad šiaip paviršių žmonės skirtingi, bet kai truputį pakapstai, pasirodo labai panašus. Ne, kai pasižiūri, kokį vertybinį lygmenį, pasirodo, nežiūrint į visas kultūras, žmonėms svarbu tie patys dalykai. Ir čia kaip tik tai yra viena iš tų stipriųjų ir man labiausiai patinkančių Ericssoninio coachingo pusių. Kad tai yra vertybinis coachingas, kuris visada kiekvienam pokalbį daugiau arba mažiau paliečia širdį.
per vertybės, per tai, kas tau svarbu, per tai, kas tau prasminga. Tai va toks pirmas prisilietimas prie coachingo. Tai noriu jūsų kreiptis dabar į žmonės, kurie jau čia yra, ir jūsų paklausti. O vis dar prisidedam, tai džiaugiuosi vis prisijungančiais. Tai galvojant apie tai, kad mes turim beveik 1,5 valandos numatę praleisti kartu ir pakalbėsim apie daugelį dalykų, tuos, kuriuos paskelbėm ir galbūt jūs pasiūlysit. Tai noriu paklausti, ką jūs norėtumėt paliest, o dar svarbiau, ką norėtumėt išsinešti iš šito pasikalbėjimo, kad tai būtų vertingas laiko praleidimas arba investicija, pavadinsiu. Galima žodžiu, aš čia išsitrauksiu kokią nors lentą, pažymėsiu, jeigu reikės ar ne žodžiu, galima į chatą įmest. Koks būtų 1 ar 2 ar 3 ar 4 dalykai, kurie jum, prašau, Jūrate. Labas vakaras. Aš tai esu mėgėja, apie coachingą, tai praeitais metais turbūt sužinojau, kaip dalyvavau jūsų visame tų sesijų mokymų cikle. Tai žinokit, turbūt kiekvieną kartą kažką išsinešdavau, bet aišku, aš turbūt daugiau orientuota į save sustiprinti. Jeigu aš būsiu stipri, tai ir darbdaviui bus gerai, tai investicija į save ir tikrai labai daug sužinojau praeitais metais ir pamačius, kad vėl yra galimybė dar kartą pasitikrinti, ką pasitikrinti, ką aš žinau daug, bet dar kartą išgirsti. Tai viskas, ką aš išgirstu, man yra nauja, nes aš apie coachingą, sakau, tik praeitais metais sužinojau. Tai gilinti ir plėsti savo žinojimą, ar ne? Tai jūsų toks. Tai tikrai labai. Gerai, dėkui. Tai raginu, žinot, kai kyla klausimas, tai vienu ar kitu būdu duot žinią, parašyti ar paklausti balsu. Mes galbūt tada galėsim pakoreguoti ir mūsų pokalbį, kad atlieptų dar geriau. Ačiū, Jūrate. Pridėkit, kas norėtumėt pridėti. Dabar renku tokį, žinot, užsakymo vakarėlis prasideda. Užsakykim, ką mes norim susikurti. Gal aš tada, kad jau čia Prašau, Jolanta. Labai lėtai viską. Aš nesu naujokas Eriksone, aš esu eriksonininkas pati, bet kitą kalbę, aš Norvegijoje baigiau Eriksono pirmą lygį. Pas Janą Georgą? Jo. Tai mano metodai gal truputėlį yra kitokie, jūs jau žinot, mes truputį tas three brain coaching. Tai mane tas domintų šį vakarą, aš baigiau pirmą tą lygį, mes moduliais 5 buvom išskirta pirmus 2. Mane domintų mokymasis galbūt toliau, kadangi Jan Georgas nebeturi toliau tų mokymų, nebeveda, tai mane domintų galimybė pasibaigti PCC gal į tą pusę. Taip. Bet aš tiesiog myliu Eriksono mokyklą, tai aš net negalvoju keisti krypties, tai aš dėl ko čia šį vakarą. Puiku, gerai, galėsim apie tai turiu galvoje ir planuose, pažiūrėsim, kaip mums pasiseks, bet galbūt kitais metais pavyks mums irgi surinkti grupę, kad pratęsimą padaryti būtent tą advanced. Nes man iš tikrųjų problema yra ir dėl kalbos, nes aš, jeigu čia realiai, aš pirmą dalį baigiau 17 metais, o kadangi praėjo 5 metai, antrą kartą tą pačią dalį praėjau praeitais metais, aš jau esu level 2 kart. Tai aš dabar jau sakau, nes man, pavyzdžiui, ir savokos, visas tas mokymas savokose, aš mokiausi norvegų kalbą, tai man būtų ir pakankamai sudėtinga pereiti lietuvių kalbą, nes norėčiau sulyginti anglų, lietuvių ir norvegų visus savokas ir... Gerai, tai pasižiūrėkim. Čia truputį ekskursas, kad mes net ir kai lietuviškai mokomės, tai vis tiek operuojam lygiai greičiai ir angliškais terminais. Kai kurie tiesiog nesiverčia dalykai. Arba mes vis dar ieškom lietuviško vertimo. Pradėkim nuo žodžio coach. Pavadykit išversti žodį coach. Ir prasideda istorijos, ar ne? Aš beje radau vertimą. Norit, parašysiu ant lentos. Naujadą. Sukūriau naujadą. Norim. Va, o jisai va toks. Čia yra K. Čia L. Jo, mačiau kažkur aš jūs esu. Va, klausas. Kuris klausia ir klauso. Klausas. Ar ne? Tai čia Pauliaus vertimas į lietuvių kalbą, kas yra coach. Ar ne? Tuoj pakalbėsim, kas yra coachingas ir kas yra coach.
Gerai, tai mes pažiūrėkim tada arčiau pabaigos, kai mes kalbėsime programas, tai neturim grafiko, bet turim ketinimą. Ir tada, nes mes jau pakankamai turime absolventų Lietuvoje, kad yra daug šansų, kad surinksim grupę pratęsimui tam advanced kursui. Ačiū labai. Paskutinis šansas įmest savo užsakymus. Sveiki. Prašau. Aš asmeniškai esu kvėpavimo specialistė, bet tai yra labai smarkiai susiję, kai tu kalbi su žmogum, jam teisingai perduoti kažkokias žinias. Ir vat aš iš tos srities galvoju, kad man norėčiau startuoti su coachingu ir aplamai vat esu tam, kad išgirsti, į kur eiti, nuo ko pradėti. Okay. Gerai. Čia beje svarbi tema yra, kaip coachingas gali būti naudingas kitų specialybių profesionalams. Ir čia yra labai rimta ir labai, kaip pasakyti, vertinga tema, kuri irgi mes paliesim šiandien. Gerai? Tai išgirdom, ar ne? Galit kaip nors pabalsuoti visokiam rankelėm ir širdutėm, kad jum irgi patinka tai, ką girdėjot, pavyzdžiui, jeigu ir man tinka, tai va, taip galit padaryti. Ir tada aš papasakosiu planingai su jūsų teisė ir pareiga klausti ir įsiterpti. Gerai? Tai norėčiau pradėti nuo tiesiog pradžios, ar ne? Šiek tiek pakalbėti ir padiskutuoti draugės su jumis, kas yra ir kas nėra coachingas. Kas žinot, tai prisijunkit prie manęs, ar ne? Kas pradžioj pažinties, tai irgi diskutuokim. Tai žodis, jeigu atsiversit žodyną ir ten rasit, paieškosit žodžio coach, ar ne? Pradėkim nuo žodžio coach, tai kaip jūs manot, ką rasit žodynė, kokį vertimą rasit? Čia klausą užversiu, bet jeigu, parašykim šalia coach, ar ne? Kaip manot, koks vertimas bus, arba kokie vertimai bus? Treneris. Treneris. Teisingai, vienas bus treneris. Tai čia nauja. Kokių dar vertimų rasim? Labai tokių, iš pirmo žvilgsnio nepatrauklių, bet man atrodo labai prasmingų. Vežimas. Vežimas ir vežikas. Ar ne? Autobuso vairuotojas yra coach driver. Autobusų stotis yra coaching station. Ar ne? Tai aš noriu apie vežimą pakalbėti. Gerai. Nes iš tiesų žodis coachingas iš vis atsirado ne taip seniai, gerų 40 metų maždaug. Ne? Ir jisai kilo didelė dalim iš sporto teritorijos, kažkokia dalim iš psichologijos lauko, bet tokie pradininkai coachingo, kaip mes jį suprantam dabar, tai buvo sporto treneriai. Ten automobilių sporto Seras Whitmoras, Timothy Galway buvo teniso treneris. Ir jie intuityviai atrado, kad galima treniruoti rodant, va dabar užsimok taip, padaryk taip, dabar daryk tokį judesį. Tai yra vienas mokymo būdas, mokint judesių, bet kitas mokymo būdas gali būti leis žmogui pačiam surasti judesį, kai jie supranta, ką nori pasiekti to judesiu. Ir va čia buvo coachingo ištakos. Jeigu paieškotumėt YouTube, tai rastumėt labai įdomus yra filmukas, kaip Seras Whitmoras, reiškia, mokina žaist golfą žmonės, nerodydamas, kaip žaist golfą. Ne, buvo ten padalino žmonės į dvi grupės. Vienoje grupėje buvo toks klasikinis treneris, kuris rodė, kaip užsimot, kaip atsistot, kaip reiškia padaryti judesį. O kitoje grupėje Whitmoras tiesiog klausinėjo žmonės ir uždavinėjo klausimus, kaip tu nori, kad kamuoliuko trajektorija būtų. Kaip tu nori, kad kamuoliukas elgtųsi atsimušęs kažkur. Tai kur tu jisai nori, kad tiesi lenkta ar kokia trajektorija būtų. Nori, kad jisai riedėtų žemę ar skristų. Žmonės paaiškina, kaip jie nori, kad kamuoliukas elgtųsi, sako, dabar leis kūnui padaryti judesį. Ir kaip įdomu, ten, aš bijau pasakyti, gal apie valandą ir vienas ir kitas treniravo, abi grupės pramoko ir ta grupė, kur coachingo būdu vos ne geriau žaidė, reiškia, nuo 0 iki kažkokio tai lygio golfą, lyginant su to, kur profesionalus treneris rodė judesius. Ir tai jie padarė atradimą intuityviai. Ir paskui išvystė tą idėją į visą šaką veiklos ir, sakykime, šaką
pagalbos žmonėms. Kad pasirodo, mūsų toks yra stiprus ir patikimas ryšys tarp sąmonės, pasąmonės, kūno ir proto. Ir ten paskui einam pas Janą Georgą į Norvegiją, ten ir gut brain, and heart brain, ar ne, ir head brain. Ar ne, tai yra ten visokių tų mūsų protų yra. Tai pasirodo, žmogus yra toks tobulas instrumentas, kad mums užtenka vizualizuoti, mums užtenka įsivaizduoti, paprašyti atsakymų ir tie atsakymai ateina. Ir tie atsakymai gali ateiti tiek kaip atsakymai žodiniai ir informaciniai, tiek ir kūno judesiais, įvairiausi atsakymai. Tai coachingo ištakos tokios yra. Su pagrindinė prielaida, kad žmogus yra daugiau negu mašina. Ar ne? Kad žmogus yra kažkas tokio, kas yra įgalus, ar ne, daryti atradimus, sprendimus ir atrasti geriausius sprendimus. Ir coachingas iš tiesų remiasi tokia prielaida, kad žmogus yra, ypač eriksoniniam coachingė, su žmogum viskas yra gerai, iš principo gerai. Nereikia nei vieno žmogaus pasaulyje taisyti. Visi žmonės yra su jais viskas gerai. Ir tuo principu remiantis yra sukurta visa metodologija, kaip išnaudoti tą žmonių gerumą. Ar ne, tą sveikumą žmonių ir pilnumą. Ir gali būti graži metafora per coach kaip vežimas ir vežikas. Aš tokį piešinuką vis mėgstu nupiešti. Man patinka jisai, gal ir jums metaforiškai susijungs. Mes galim įvairiai žiūrėti apibrėžimus, galim eiti į Tarptautinės coachingo federacijos tinklalapį ir žiūrėti apibrėžimų ir ICF-LT turim apibrėžimus. Tai pasiskaitykit, tų apibrėžimų ne vienas ir ne du yra pasaulyje ir coachingo federacijų yra ir asociacijų ne viena ir ne dvi. Bet esmė, jeigu truputėlį taip sumočiau esmę, tai coachingas yra kažkoks dalykas, kurį metaforiškai galėčiau pavaizduoti taip. Pirmiausia, coachingas yra kas? Pokalbis, teisingai. Pats metodas coachingo yra kalbėjimosi būdu, kur klausiam ir klausom. Klausas. Teisingai. Klausiam ir klausom. Kur vyksta santykyje. Tas klausimas ir klausimas, jisai turi vykti tam tikrame santykyje, kuris yra pasitikėjimo santykis ir kuris yra išlaisvinantis santykis, kad žmogus iš tiesų galėtų save išgirsti. Nes coachas klausia ne tam, kad sužinotų atsakymą. Coachas klausia tam, kad žmogus sužinotų savo atsakymą iš savęs. Ir tokia metaforiškai žiūrint į vežimo ir vežiko metaforą, gal man iš tos pusės bus patogiau. Tai galim įsivaizduoti, kad yra vežimas, ar ne, dviratis, koks nors taksi 19 amžiaus, yra keleivis, ar ne, yra vežikas, kuris va ten sėdėdavo taip už nugaros, ar ne, yra kažkur tai arklys, ar ne, ir vežiko rankose yra vadelės. Ir vat įsivaizduokit, koks pokalbis tarp šitų dviejų žmonių vyksta. Įsėdo šitas ir sako, vežkite. Šitas klausia, kur vežti? Sako, nežinau. Adreso nežinau, bet valgyt noriu. Arba esu turistas, noriu aplankyti miesto įžymybės. Dar nevažiuoja tikriausiai, ar ne? Kalbėsis toliau. O ką tu nori pamatyti? Jeigu nori valgyti, tai kokie tavo ketinimai? Kokioje vietoje, kokį maistą nori. Ne? Ir jie kalbasi tol, šitas klausia, šitas atsakinėja, ir jie kalbasi tol, kol abiem pasidaro aišku, ko šitas nori, o tam pasidaro aišku, kur tai yra. Teisingai. Tas pokalbis, jisai mums iš tiesų tarsi sukuria tam tikrą paveikslą, kuris yra aiškus. Labai aišku. Aišku, ko šitas nori. Ir ne, ko nori keleivis. Coachingo terminais, ko nori klientas. Abiem aišku. Kartais net coachų nebūtinai aišku, bet svarbu, kad klientui būtų aišku. Ar ne? Ir tai yra pokalbio pradžia. Kai pasidaro aišku, tada gali būti pokalbio pratęsimas apie kelionę. Tai dabar į tą vietą galima keliauti įvairiais būdais. Kaip tau būtų smagiau. Ar ne? Ar apylinkės gražias pamatyti nori, ar prasigrūsti per kamštį piko valandą, tu nori per senamiestį, nori per naujamiestį, ar ne, nori, kad kratytų, ar nori, kad lygų būtų. Tai mes galime tart kelionę. Ir kai kelionė aiški, tikslas aiškus, ko gero vyks jau judesys. Tai su taksistu, tai taksistas sakytų, nu tai valio, važiuojam. O jeigu tai būtų ICF
coach, tai tada sakytų, vadėliot moku, imk vadėlės, žinai, kur važiuot, maršrutą, žinai, pirmin. Ar ne? Ir išvažiuotų tada keleivis be to coach, nes coach padarė savo darbą. Va toks ICF coach. Tik aš taip metaforiškai taip norėčiau apibrėžti, kas yra coachingas. Tai reiškia taip kalbėtis, taip klausinėti ir taip klausytis, kad šitas žmogus suprastų, ko nori ir kaip ten pakliūtų. Ne? Tam gali prireikti daugiau negu vieno pokalbio, bet tai yra pasitikėjimo santykyje vykstantis efektyvus pokalbis. Ne? Efektyvus ta prasme, kad to pokalbio rezultate, ar ne, žmogus pakliūna ten, kur nori. Arba pradeda artėti prie ten, kur nori. Ne? Tai va taip aš apibrėžčiau, kas yra coachingas. Pakomentuokit, kaip jums skamba toks metaforinis. Va, matau, Zita rašo, treneris, taip, reikšmė žodžių. Pakomentuokit, ką gaunate iš šitos pasakos. Ar jau turit atsakymą? Kas yra coachingas ir kas yra coach? Čia metaforinis. Aš aišku, jeigu pridėčiau, jeigu mes patirinėtume tvarkoti, čia Pauliau gražiai papasakojai, viskas tvarkoj, bet mes jau dabar vežimus įsivaizduosim ir pasapnuosim, bet vis tik jau jeigu profesionalus coachingas, kas yra, ar ne? Tai, aišku, profesionalus coachingas reiktų žiūrėti, kurioje federacijoje, bet aš galėčiau labai greitai parodyti, vieną sekundę, labai greitai galėčiau parodyti, pavyzdžiui, kaip coachingo federacija, tarptautinė coachingo federacija supranta, kas yra profesionalus coachingas. Tai yra coachingas, kuris atitinka tam tikrus standartus. Vienas standartas tai yra etikos kodeksas, bet ir tai yra užskaityta kaip pirmoji kompetencija ir tada yra kompetencijų rinkinys. Tai yra tam tikras standartas, koks yra, kokio tipo ir kaip išreikšta kompetencija. Tai va, jeigu aš įjungčiau eriksoninį būdą parodyti kompetencijas, tai Eriksonas mėgsta viską ratais, kvadratais vaizduoti. Tai Eriksone va taip mes atvaizduotume coachingo kompetencijas. Tai šiuo metu Tarptautinė coachingo federacija yra apibrėžus 8 kompetencijas. Pirmoji yra etika. Ar ne? Tai coachingas apskritai yra labai etiškas užsiėmimas. Ir pati pirmoji svarbiausia kompetencija, kad tai būtų etiškas santykis, etiškas elgesys ir ta harmoningas, ten visą paklodę galima perskaityti, ką reiškia etiškas. Ir tada yra 7 kitos kompetencijos, kurios yra jau apie būdą, ar ne, ir apie kokybę santykio. Tai antroji kompetencija, embodies coaching mindset, tai yra apie mąstymo būdą. Ne? Tai yra tam tikras mąstymo būdas, kuris būdinga coachingui. Trečia kompetencija yra establishes and maintains agreements, tai yra kaip, va čia mes kaip piešinukę turėjome, ne? Kaip jie susitars, ko siekia. Tai yra kompetencija, kuri leidžia padėti žmogui suprast ir su savimi iš esmės susitart, ko nori, ir ten yra kiti susitarimai, pavyzdžiui, juridiniai, susitarimai, kuriuos mes turim sudaryti tam, kad coachingas vyktų. Ir čia coaching yra tokia savoka kaip kontraktas, tai čia iš trečios kompetencijos labai stipriai išplaukia kontraktas. Ne? Mes coachingo pokalbiuose pirmiausia susitarėm, ko siekiam, paskui jau galvojam ir iš ko suprasim, kad pasiekėm, ir tada tik tai konstruojam pokalbį, kad tą ir pasiektų. Ketvirtoji, tai yra, reiškia, puoselėjam pasitikėjimą ir saugumą, tai yra apie atmosferą, apie santykį. Coachingas nevyksta be tam tikro santykio, kuris apibrėžiamas kaip saugus ir pasitikėjimo kupinas santykis. Antraip nevyks coachingas. Ir ne, 5 apie coacho būseną, apie buvimo kokybę, maintains presence, ne? Tai bet, kad žmogus būtų čia ir dabar ir būtų visas dėmesys 100% klientui. Aktyvus klausimas 6, evokes awareness, tai čia klausimai ir klausinėjimas, va čia klauso jau tiek klausinėjimo ir klausimusi. Šitos 2 kompetencijos čia papuola. Visi instrumentai papuola į 7 kompetenciją. Ir 8 kompetencija palaiko augimą. Tai va taip, Tarptautinė coachingo federacija supranta, ką reiškia profesionalus coachingas ir kokias kompetencijas turi būti valdęs profesionalus coachingo specialistas. Ir iš esmės, čia būtų vienas iš tokių greitų atsakymų. Kas yra profesionalus coachingas? Tai yra A. Coachingas, kuris atitinka šias kompetencijas, B, tai yra coachingas už pinigus. Arba už atlygį.
profesionalus coachingas už dyką yra neįmanomas. Galima turėti nemokamų sesijų, bet turi absoliuti dauguma sesijų būti mokamas. Ir tai turi gilią prasme beje. Aš esu bandęs įvairiausių kainų ir ne kainų, be kainos ir su kaina. Ir žinot, kokį pastebėjimą turiu? Žmogus turi įvykti adekvatus mainai. Jeigu žmogus nori vertingo rezultato ir nėra pasiruošęs sumokėti už tai, arba, reiškia, apsikeisti kažkuo kitų vertingų, tai žmogus netaip labai ir nori to vertingo rezultato. Vat ir viskas. Ir aš pats esu nusipirkęs coachingo labai brangiai. Vat, aš specialiai dariau eksperimentą, ne? Nes yragi pagunda tokia, nu tai ašgi coachingo specialistas, pažįstu krūvą kitų coachingo specialistų, mes barteriu. Aš tave pakaučinsiu, tu mane ir mes jau susimokėjom. Tai irgi užsiskaito beje už mokamą coachingą. Tai aš pagalvojau. Ir mes su savo kolegomis iš tikrųjų iš pradžių barterį darom, sakau, o paskui sakom, pabandom vis tik tai susimokėti iš tikrųjų. Ir net kai mes coachinom su mano viena kolegė, kuri paskui išsikėlė gyventi į Australiją, mes ten turėjom tą trumpą 1 valandą poroj, kur mes abu nemiegam, reiškia. Ir mes de facto, mes iš tikrųjų, aš pakaučinau, man pervedė 100 eurų. Mane pakaučino tas pats žmogus, aš atgal tą patį 100 eurų pervedžiau. Ir mes vedžiojom tą 100 eurų, reiškia. Tuo metu dabar, ko gero, kokius 200 jau vedžiotume, ar ne, nes pabrango viskas. Bet žinokit, aš galiu jums pasakyti labai iš savo patirties. Kai aš moku už coachingą kaip klientas, aš kitaip dirbu kaip klientas. Mano darbas yra daug labiau, kaip pasakyti, sutelktas. Aš suprantu, kad tai yra vertybiniai mainai ir aš kitaip dirbu kaip klientas. Aš kaip coachingo specialistas, kaip Klausas dirbu, aš irgi kitaip dirbu, net jeigu aš tą žmogų, nežinau, mes su kai kuriais kolegom kartu mokėmės, kartu mes ten triadose treniravomės. Nu, žinokit, kitaip dirbu aš kaip coachas, kai man moka. Nors jūs mane primuškit, ar ne, arba ką padarykit. Bet kitaip aš dirbu, kai yra už atlygį, lyginant su tuo, kai aš dirbu už dyką. Aišku, kuo toliau aš savo profesionaliam kelyje einu, tuo mažiau skirtumo, bet pradžioje buvo visai didelis. Dabar jau išmokau dirbti visada tarsi už pinigus. Nesvarbu, aš dovanoju coachingą, ar moka daug ar mažai, man nedaro skirtumo, ar ne, dabar vis mažiau ir mažiau to skirtumo. Bet yra labai verta ir įsigyti ir parduoti coachingą brangiai. Ir išbandyti, kas bus. Mano brangiausias coachingas, žinot, aš nusipirkau kažkada 12 coachingo sesijų už 6000 eurų. Tai aš dariau eksperimentą ir tai buvo mano projektas, aš norėjau nusipirkti, ten iš amerikonų nusipirkau, iš amerikiečių, labai brangiai, kaip man atrodė, bet iš tikrųjų ir brangiai ir dabar mažai, kur aš randu, kad būtų 500 eurų už sesiją, tai yra daug. Ne? Bet aš nusipirkau labai brangiai, buvo naudingas coachingas, aš turėjau savo tikslą, per tą 12 sesijų aš norėjau sugalvoti būdą, kaip man iš coachingo uždirbti 2 per metus. Ne, aš tuo metu maždaug coachingas sudarė tam tikrą procentą mano darbo, aš ten uždirbdavau gal 14 000 per metus. Ir aš iš tikrųjų padvigubinau, ten galbūt 30 000 pasidarė, ne, vietoj 15. Susimokėjau 6 ir visai neblogas dylas, teisingai, 6 sumokėjau plus 15 gavau. Ar ne, uždirbau. Bet žiūrėkit, kokiu aš padariau labai atradimų svarbių. Pirmas atradimas, kad aš kaip klientas dirbau labai stipriai, kai daug susimokėjau. Aš iš tikrųjų gavau vertės. Ar ne? Daug. Antras atradimas, aš supratau, kad aš coachinu geriau. Už tą brangų coacherį iš Amerikos. Ne? Ir po šito aš pasikėliau kainą 30% sekančią dieną, kai pabaigiau tą 12 sesijų. Ne? Nes aš supratau, kad, klausykit, eriksoninis coachingas, ten kitos mokyklos buvo ir ten su tokiu prieskoniu, tokio mentoringo buvo tas coachingas, jis ne ICF-inis, geras coachingas, tikrai, bet su tokiu, aš supratau, kad eriksoninis coachingas yra stipresnis, visą galvą, 2 galvom. Ir supratau, kad Paulius, kuris tuo metu buvo, nu toks, ne taip seniai iškeptas PCC. Ar ne, čia jau metų praėjo nemažai, gal kokie 6-7, ar ne? Paulius geriau coachina už dalelę tos kainos. Aš paėmiau ir pasikėliau labai ramia sąžine ir spėkit, kiek turėjau, reiškia, nusiskundimų iš klientų, kad Pauliaus pasikėlė kainą. 0. Nei vieno.
Tai labai rekomenduoju pratimą tokį. Vis tik tai nusipirkit pabrangiai ir pasižiūrėkit ir paanalizuokit. Ir nebūtinai lyginti su savo coachingu, bet pasižiūrėkit, kas yra kitaip. Ir mes beje darėm eksperimentą kažkada Coachingo federacijoje Lietuvoje. Mes turėjom mūsų profesionalų susirinkimą ir kaip tik aš jį moderavau ir buvo tema, tai kaip mums tą rebusą išspręs, kaip paimti pinigus už coachingą. Nes čia vienas iš didžiųjų rebusų coachingo šviežiai iškeptų coachingo specialistų. Kaip paimti. Ir tokį eksperimentą padarėm. Paleidau žmonės į coachingo sesiją tarpusavyje į poras ir užklausa tokia, už kokią coachingo sesiją sumokėtume 200 eurų. Nu, tokia užklausa buvo. Ir grįžta tie 20, reiškia, coachingo specialistų ir klausia, na, pasakokit dabar, kas sugalvojo, už kokią coachingo sesiją sumokėtume 200 eurų. 0 rankų. 0. Reiškia, nei vienas žmogus nesugalvojo, už kokią vieną coachingo sesiją sumokėtų 200. Tada klausiu, tai ką sugalvojot? Tada pakyla keletą rankų ir maždaug atsakymai panašus. Už vieną sesiją 200 nesumokėtume. Bet už 7 sesijas 2000 ramiai. Ne, ar ten, nu, žodžiu, po daugiau netgi. Aš dabar bijau skaičių pasakyti, bet, žodžiu, už 7, nu, tai už 7 kartų turėtų būti 1500, ne, grubiai 1400. Už vieną sesiją 200 nemokėtume, bet už 7 2000 ramiai. Ir aš tada gavau irgi labai gerą įžvalgą, kurią taip nujaučiau, bet žmonės pasakė, tiesiog įžodino. Coachingas labai šiaip savo veikia, jeigu viena sesija. Ten buhalterija gali suskaičiuoti, bet iš principo coachingas nesiskaičiuoja už sesiją. Coachingas skaičiuojasi už ciklą. Poveikis yra kumuliatyvinis. Tai vat šitas mūsų draugas, kuris veža, ar ne, tai už vieną kelionę jisai daug negali paprašyti, bet jeigu jisai nuolat vežios, į vis įdomesnės vietas, vis geriau vežios, tada gali daug prašyti. Nes žmonės moka už pokytį gyvenime. Žmonės nemoka už coachingą, žmonės moka už pokytį savo gyvenime. Ir tą, jeigu mes įsisąmoninsim, mes tapsim tikrais profesionalais viduje. Ar ne? Žmonės nemoka už coachingą. Coachingo niekam pasaulyje nereikia iš viso. Nė vienam pasaulyje žmogui nereikia coachingo. Žmonėm reikia poveikio, kurį gali padaryti coachingas. Aš dirbau bankė kurį laiką ir ten mėgdavau perzinti savo kolegas. Aš atėjau iš telekomunikacijų į banką, toks visiškas kosmonautas ir buvau už pardavimus atsakingas privatiem klientam. Ir važiuodavau aš pas mūsų ten skyrių darbuotojus ir sakydavau, ar jūs žinot, gerieji žmonės, kad nei vieno banko produkto, nei vienam žmogui pasaulyje nereikia. Sako, kaip tai? Bet sakau, taigi perka mūsų produktus. Sakau, bet tai koks sveiko proto žmogus galėtų norėti paskolos 40 metų? Nu, man pasakykit. Bet tiesiog. Būt skolingas 40 metų, koks sveiko proto žmogus norėtų. Nereikia jiem paskolos, jiem buto reikia. Namo. Jiem nereikia kreditinės kortelės, jiem reikia pieno, batono, ar ne, jiem reikia nuskristi iš čia į ten. Jeigu būtų galima tą padaryti be kreditinės kortelės, ramiai visi tą darytų. Taip, kad nei vieno banko produkto, nei vienam žmogui pasaulyje nereikia. Nes tai nėra galutinis daiktas, kurį žmonės vartoja. Ir coachingo žmonės nevartoja, žmonės vartoja gyvenimą. Tai coachingas yra tarnas. Ar ne? Bet čia labai svarbus suvokimas profesionalui. Jūs taip nusimkim karūną ir supraskim, kad šiaip tai aš esu resursas tam žmogui, kuris padeda sugalvoti gerus sprendimus. Ir nusikarūnuokim. Ir eikim kaip tarnas. Ne, aš esu lygiavertis žmogus, esu orus ir viskas tvarko, bet šiaip tai aš tarnauju tau tą valandą ar pusantros, kur mes coachingo sesiją turime. Viskas, ar ne? Ir ne mano darbas už tave galvoti, ne mano darbas kažko už tave norėti, mano darbas būti katalizatorium tavo mąstyme, kad tavo mąstymas duotų tų rezultatų gyvenime, kurių tau reikia. Aš neturiu supratimo, kokių rezultatų tau reikia gyvenime. Dėl to aš klausiu klausimo ir pasistatau ausis ir klausausi. Ar ne? Ir ne mano reikalas žinot, ko tau reikia, mano reikalas suprast, kad tu žinai, ko tau reikia. Va čia profesionalo mąstymas. Ne? Tai va čia yra profesionalus coachingas. Aš esu toks puikus klientas, kas jeigu mane coachino, tai žino. Mano coachai apskritai nesupranta, apie ką aš kalbu. Aš ten skraidau savo debesyse ir jie nieko, jeigu, sakau, jeigu nori
pasitobulinti kaip kaučas, turėti klientą, kur nesupranti apie ką kalba, tai mane pakaučinkit, sakau. Nes aš ten gyvenu savam pasaulį ir paskui iš to pasaulio ten sudėlioju algoritmus, kurie man gyvenime veikia. Bet pakeliui nieks nesupranta, apie ką aš kalbu, tik tai aš. Jie tik tai geriausiu atveju klausosi, pagražina man mano žodžius ir aš tada geriau suprantu, apie ką čia aš kalbu. Kaučas nieko nesupranta ir paskui Paulius sako, o, ačiū už sesiją, gavau, ko norėjau. Jie sako, a ne? Gavai? Sako, fainai, ir aš džiaugiuosi, kad tu gavai. Nieko nesupratau, bet džiaugiuosi. Tai ne mūsų darbas profesionalių kaučių suprast, ką klientas sugalvoja. Mūsų darbas įsitikint, kad klientas suprato. Ne? Tai va čia profesionalus kaučas. Nes, žiūrėkit, vieną kompetenciją aš tą ratą papildyčiau, jeigu aš galiu dar sekundį ratą parodyti. Čia nėra vienos kompetencijos aiškiai parašytos. Jinai yra tarp eilučių, bet aš ją įdėčiau, jeigu man kas nors leistų. Žinot, kokia kompetencija? Profesionalus nežinojimas. Kaučas moka profesionaliai nežinoti atsakymų. Nes tik tada, kai aš nežinau atsakymų ir net neturiu ambicijos sužinoti atsakymą, aš galiu leisti klientui rasti savo atsakymą. Nes jeigu aš žinau atsakymą arba nujaučiu, tai jau, aš vieną frazę labai gražią girdėjau iš Brito vieno kaučo. Jis sakė, jeigu kaučingo sesijoje tu jau supranti, kur link jinai krypsta, tai greičiausiai jau darai nebe kaučingą. Tai kaučas yra profesionalus nežinotojas atsakymų. Kaučas yra profesionalus žinotojas, kaip procesą sustatyti. Kaučingas yra profesionalus žinotojas, kaip paklausti. Ar ne, kaip palaikyti pokalbį, kaip sukurti atmosferą, kaip būt. Aš žinau procesinius dalykus, aš žinau tokius, bet aš nežinau turinio. Ir čia kainuoja visai daug pastangų ir lavinimuose, kad išmokt sąžiningai, išmokt iš tikrųjų nežinot ir nenorėt sužinot. Net jeigu aš ekspertas tos srityje, išmoktų už durų palikt, reiškia savo žinojimą ir tą valandą aš nežinau. Nesvarbu, kad aš dirbęs ten komercijoje 15 metų, bet jeigu dirbu su kitu žmogum, kuris apie komerciją turi kaučingose, aš nežinau, kaip daryti sprendimus komercijoje. Po kaučingo aš vėl žinosiu, bet per kaučingą aš nežinau. Tai va čia norėčiau šitoje vietoje staptelt ir iš jūsų tam tikrą reakciją išgirsti apie profesionalų kaučingą, ką jūs pagaunat ir naudingo. Kas norėtų įversinti arba žodžiais, arba kokiais širdelėm, rankelėm ir debesėliais. Ne? Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, kad tame tai yra labai stipri to klausimo galia. Žinoti, Taip. teisingai paklausti, nes čia ir yra visa paslaptis. Taip. Mes esam taip profesionalūs klausinėtojai ir profesionalūs nežinotojai atsakymų. Nes ne aš turiu sužinoti atsakymą. Ir ačiū, Kristina, už šitą komentarą. Čia iš viso būtų atskira tema, gal padarysim kada atskirą visą webinarą apie klausimo galią. Klausimas turi magišką galią, nes visada gauni aktualų atsakymą. Prašau, Jolanta. Ir kas man labai patinka, tas aktyvus klausimas iš tų kompetencijų, tas mokėjimas klausyti ir mokėjimas tylėti. Mes sakom, kad yra vienas iš sunkiausių kompetencijų, nes žmogiškasis faktorius visada neužkardo tos galimybės įsikišti ir bandyti paklausti ne toje vietoje ir ne tuo laiku. Aš prisimenu mano vienas porų coachingę iš Amerikos vienas kolega, pasakė labai įdomi, sako, aš klausiau per YouTube seka vieną coachą, labai kažkokį seną, neatsimenu pavardės, sako, stebėjau jo sesiją, tai praktiškai visa sesija buvo nuo pasisveikinimo be klausimų. Ir sako, oho, ir tiesiog tik tai šitais jaustukais, netgi be klausimų. Ir sako, klientas pats išėjo iš savo problemos, susirado sprendimą ir buvo labai patenkintas, netgi be klausimų. Ir čia yra tas pats profesionalumas gebėti patylėti, kai reikia ir kur reikia. Tikrai taip. Ir čia vidinė tyla, vis tik tai patylėti ne tik lūpom, bet ir viduj patylėti, kad iš tikrųjų būtų erdvė tam žmogui išgirsti save. Ne? Tikrai taip. Tai, žinot, jeigu leistų vieną kompetenciją palikti iš visų, tai aš palikčiau klausimas. Ar ne? Pirmiausia, reikia išmokti klausytis. Ir tai yra
ta vieta, kur iš tiesų mes ir sudarom galimybę žmogui, nu, vat aš tą pakartosiu dar 5 kartą, ar ne, mūsų tikslas, kad žmogus save išgirstų. Nėra mano tikslas, kad aš išgirščiau, aišku, aš turiu išgirsti, kad klausimus užduot, bet mūsų tikslas, kad žmogus save išgirstų. Ir tuos savo balsus, kurie paprastai nesigirdi. Ar ne? Ten būna jie užtvindyti kitų garsų ir paskęsta kitam triukšme ir per coachingo sesiją, kai tas pavyksta, tai būna super gerai ir tada įvyksta vidinė transformacija. Ir grįžtant prie eriksoninio coachingo, tai jis aišku yra transformacinis coachingas. Tai aš norėsiu po truputį tiltelį padaryti į eriksoninio coachingo ypatumus, jums leidus. Tai paskutinis šansas kažkam pakelt ranką ir įsiterpt apie profesionalų coachingą, jeigu pakomentuot. Dar kartą paraginsiu, kas turit galimybę įsijungti kameras, mes tiesiog labai džiugautume, čia kol kas mes 4, tai jeigu būtume dar daugiau mūsų, tai pabandykim. Gerai. O, ačiū, Kristina. Tai žiūrėkit, aš tada noriu truputį staptelti ties ypatumais tam tikrais eriksoninio coachingo, kadangi mes vis tiek kalbam apie Erikson Coaching International ir tai yra, mano supratimu, pakankamai unikalus coachingo, nu ne tai, kad metodas, bet galbūt kryptis coachingo pakankamai unikali. Turi savo gilės tradicijas, ten mes galim pagal pavadinimą atsekti ir Miltoną Eriksoną, ar ne, kuris nebuvo coachas, bet buvo, iš jo idėjų labai daug yra pastatyta Eriksoniniam coachingė. Ir būtent iš Miltono Eriksono ta pagrindinė idėja, nuostatinė idėja, kad su kiekvienu žmogum viskas gerai, tai yra Miltono Eriksono pagrindinė nuostata, su kuria jisai dirbo su psichiniais ligoniais iš tikrųjų tame tarpe, su pacientais. Ne? Tai Eriksono supratimu, aš, kaip sakiau, mėgstam ratus kvadratus, tai aš taip pat įjungsiu dar vieną paveiksliuką ir pasidalinsiu, kaip Eriksonas apibrėžė tam tikrus savo kertinius atraminius bruožus. Čia bus angliškai, neverčiau lietuvių kalbą, išversiu, pakalbėsim žodžiu. Tai vadina 4 pillars, arba 4 stulpai, ant kurių stovi eriksoninis coachingas. Tai pirmiausia, kaip ir turbūt visas ICF coachingas stovi ant šito stulpo, tai yra solution focus. Tai yra susitelkimo į sprendimus principas. Tai yra coachingas nelabai rūpinasi suprast, kodėl čia ta problema kilo, kaip čia mes iki to prisigyvenom. Coachingė mes pripažįstam, kad problema yra ir tada persifokusuojam į galimus sprendimus, kurie yra priešingybė, teigiama priešingybė problemai. Tai yra tas vadinamas solution focused principle arba susitelkimo į sprendimus principas ir tai yra pamatinis principas apskritai coachingė, kaip mes jį suprantam šiandien. Kalbu apie Tarptautinės coachingo federacijos supratimą, nes yra kitų federacijų, kur šiek tiek kitaip gali interpretuoti kartais coachingą. Ir coachingo savoka yra, kaip sakėm, papuola ten ir įvairius treniravimai ir kai kurie dalykai, kurių nepripažįsta Tarptautinė coachingo federacija. Tai yra, pirmiausia, filosofiškai žiūrint, tai yra susitelkimo į sprendimus filosofija. Mes pripažįstam problemas, sakom, neignoruojam jo, sakom, taip, tu esi. Ačiū, kad pasirodai. Dabar mes žiūrim, kas yra teigiama priešingybė. Ir tada susitelkiam į teigiamą priešingybę ir ieškom būdų, kaip priartėti prie to teigiamo paveikslo arba tos situacijos, kurioje nėra vietos tai problemai, nuo kurios apskritai pradėjom. Tai čia pirmas stulpas. Antras yra, aišku, susitelkimas į klientą, client center. Tai vėlgi, visas ICF coachingas yra susitelkęs į klientą. Eriksono galbūt yra toks susitelkimas, mes žiūrim labai giliai į klientą ir mes suprantam, kad klientas yra daugiaplanis, mes suprantam, kad klientas yra žmogus, kuris yra gyvas, mes suprantam, kad klientas yra žmogus, kuris turi savo vertybės, savo viziją, turi savo identitetų visą rinkinį, ar ne? Tai mes naudojamės loginių lygmenų modeliu, kad mes žiūrėtume į žmogų kaip į visumą. Ir Eriksone mes turim ištisą rinkinį puikių sistemų, ar ne, ir sisteminių tokių filtrų. Ir jeigu mes pažiūrėsime į eriksoninius instrumentus, ten absoliuti dauguma yra paremta tam tikrų sisteminių paveikslų ir žiūri tada ne per vieną kažkokį parametrą, bet per visą komplektą parametrų, kurių dažnai būna 4, kartais 6, kartais 3. Ir tai yra sisteminis priėjimas. Tai čia trečias stulpas. Ir yra ketvirtas stulpas,
tai reiškia orientuotas į klientą ir žiūrim kaip į sistemą, ar ne? Holistiškai. Mes visada žiūrim ne tik tai į tikslą, bet žiūrim ir į kontekstą. Ir tai yra labai gili filosofinė ir praktinė, kaip pasakyti, pusė Eriksoninio coachingo. Ir aišku, Eriksoninis coachingas labai stipriai yra orientuotas į veikimą. Kiekviena coachingo sesija būtinai pasibaigia klausimo, tai ką dabar su to darysi, kokiu bus pirmas žingsnis. Ir per tai mes įgyvendinam 8 kompetenciją, kur yra progreso fasilitavimas, ar ne? Tai Eriksone labai stipriai tas yra išreikšta ir mes žiūrim, kad progresas ir tas veikimas būtų tiek išorinis fiziniam lygmenį, tiek vidinis veikimas, ar ne? Nes mūsų minčių modelio keitimas yra veikimas. Mūsų darimas fiziniam pasaulyje dalykų yra veikimas. Tai Eriksone mes vėl žiūrim holistiškai į tą dalyką. Ir tai yra eriksoninis požiūris į coachingą. Ir mane patį kažkada labai papirko, kai aš ieškojau kokioje mokykloje mokytis, mane labai papirko būtent ta tokia kombinacija gylio, ir va čia Jolanta ko gero gali paantrinti ir patvirtinti, yra iš vienos pusės gilus pokalbis, mes visada mažiausiai iki vertybinio lygmens keliaujam, o dažnai keliaujam ir iki identiteto lygmens, ar nežiūrim. Tai iš vienos pusės gilis, iš kitos pusės struktūruotumas. Kuo gerai struktūruotumas, kad net pradedantieji coachingai iš karto daro stiprias sesijas. Iš karto. Pirmos sesijos, nežinau, 1 ir 2 mokymų dieną jau yra stiprios. Kodėl? Todėl, kad struktūros yra galingos. Ir čia ačiū Marilyn Atkinson ir tiem, reiškia, gigantam, ant kurių pečių pastatytas Eriksoninis coachingas, kur iš tiesų ten yra išmintis šimtmečių surinkta į programas ir instrumentus. Pradedantis coachingo specialistai iš karto daro stiprias sesijas. Įsivaizduokit, koks yra stebuklas, ar ne? O kodėl? O todėl, kad yra labai stiprios struktūros. Aš jas vadinu, kartais gali būti medinė sesija. Dirbtinai skambanti, bet jinai bus paveiki, jinai bus stipri ir bus sukurti vertingi rezultatai. Tai aš ir skatinu mūsų ir studentus, ir absolventus, sakau, tai čia pacituosiu aš vienos savo mokytojos citatą, man super patinka, jinai mane palaiko gyvenimą labai stipriai. Jinai pasakė, tam, kad kažką daryti gerai, iš pradžių verta tai daryti blogai. Tai reiškia, mes skatinam mokytis, nebijot. Ar ne? Tai sakau, neišeina sklandysėse, darykit medinę. Neišeina medinę, darykit guminę. Ne? Bet padarykit, naudokit struktūras, naudokit strėlę, ar ne, mūsų coachingo struktūrą, naudokit instrumentus, vieną instrumentą aš jums parodysiu, ar ne, tuoj pat už minutės ir darykit. Padarykit tiesiog iš popierėlio, perskaitykit klausimus, jeigu nesigauna natūraliai. Pamatysit, kaip vis tiek veikia. Nes tie klausimai surinkti per tam tikras struktūras, kurios galingos ir pačios savaime veikia. Tai va čia toks galbūt mano ditirambas ir pagiriamasis žodis Eriksono metodologijai. Tai yra galinga metodologija, kuri, kaip pasakyti, nesu ekspertas visų mokyklų, tiesiog aš esu susidūręs ir per mentoringus, ir per asmeniškai, kaip klientas ir stebėjęs sesijų. Tai vienareikšmiškai išsiskiria Eriksoninės sesijos savo stiprumu. Tiesiog čia nesigiriant ir neapsimetant, ir kad nežinom. Žinom. Man patiko mano kolegė Rygoje, aš nemažai dirbu irgi su latviais ir ten važinėjau. Ir taip nutiko, kad vienam kurse mokinosi viena studentė ir jinai lygiai grečiai kitoje mokykloje mokinosi. Kažkaip jai taip susišvietė, kad 2 mokyklose iš karto mokintis tą patį kursą. Ir ta studentė ten jau gerokai pusėjus, reiškia, kursui, priėjo prie mano kolegės, reiškia, Rygos mokyklos šeimininkės ir trenerės. Ir sako, Svetlana, sako, jūs aišku žinot, kad jūs kieti, kad jūs geri, bet sako, jūs net neįtarėt, kokie jūs kieti. Sako, jūs aišku žinot, jūs žinot savo vertę, jūs suprantat, kad jūs kieti, bet sako, jūs net neįtarėt, kiek jūs esat kieti, lyginant su kitais. Aš neminėsiu kitos mokyklos, bet iš tikrųjų tai buvo tiesiog tikri žodžiai tikro žmogaus. Negaliu apibendrinti, tikrai ne vienintelė pasaulyje labai stipri mokykla, bet aš turbūt drąsiai galiu prirašyti į kažkokį tai labai mažą procentą topinių mokyklų Eriksoną galima prirašyti, nes metodologija yra super galinga. O plus, kai mes dar įsijaučiam į principus, kai mes įsijaučiam ir išmokstam laikyti poziciją coacho, ar ne, tai tas tada buvimo tą kokybę išmokstam laikyti, tada
Aišku, mes turim tam tikrus stebuklingus pokalbius, kur žmogus tiesiog, nesumeluosiu, su Sonata turėjom ir įvyko transformacija. Per pusvalandį, ne, prieš praeitam seminarę mūsų. Tai paima ir įvyksta stebuklingi tam tikri poslinkiai, kurie tiesiog padiktuoti, aišku, metodologijos ir išpildymo tos metodologijos. Tai norit instrumento, aišku, ar ne? Aišku, Jolanta bus girdėjus, bet apsimeskit, Jolanta, kad negirdėjot. Aš papasakosiu, gal naujai išgirsit gerai. Visada malonu atsinaujinti. Jokių problemų. Absoliučiai. Tai noriu pademonstruoti vieną instrumentą. Jis vadinasi, oficialus pavadinimas, 4 planavimo klausimai. Oficialus pavadinimas. Bet aš jį nupiešiu galbūt tokiu būdu, kaip Janas Georgas nepiešia. Gerai? Kaip jau pastebėjot, mėgstu piešti simboliais ir Eriksonas labai skatina darbą su metaforomis klientų ir su simboliais. Tai aš irgi mėgstu per įvairius simbolius paaiškinti dalykus. Tai, žinot, tokia įžanga į šito instrumento pristatymą. Pasakysiu teiginį, kaip nors sureaguokit, ar ne, širdutėmis ar vėzdais, ko jau ten sugalvosit, ar ne. Mūsų žmonių gyvenimas didžiąja dalim susideda iš didesnių ar mažesnių projektų, kurie turi savo pradžią, įgyvendinimą ir pabaigą. Va toks teiginys. Matau, taip, plojimus. Sureaguokit, kiek jums atliepia šitą, jeigu atliepia, tai tikrai taip, ar ne? Mes, žiūrėkit, jau ir šiandien vakaras, tai per šią dieną, nežinau, tikrai kokie apie 10 projektų įgyvendino turbūt, ar ne? Pradedant projektų, pavalgyt pusryčius. Pirmas projektas ar antras, gal pirmas projektas atsikelt. Savo rytinę procedūrą padaryti. Tada, jeigu valgot pusryčius, ko gero tai buvo projektas. Žiūrėkit, reikėjo sugalvoti, kad jūs norit pusryčius, tada reikėjo jūs pasikaminti, reikėjo suvartoti. Žodžiu, projektas. Pradžia turi eigą ir pabaigą. Ar ne? O gal pasirinkot vietoj pusryčių eiti pasivaikščioti, tai kitas projektas. Rytinis pasivaikščiojimas. Tada darbe turėjot reikalų, dar visokių. Tai šiandien per dieną, jeigu suskaičiuotumėt, tai aš taip spėju, ne mažiau 10 projektų padarėt. Ir kai kuriuose ilguose projektuose pasistumėjote į priekį. Ne? Tai jeigu žiūrėt per šitą prizmę, kad žmogaus gyvenimas iš tiesų susideda iš projektų, apie tai ir yra vienas iš instrumentų. O to instrumento prasmė tokia. Kokius dalykus mes turim išsigryninti, kad mūsų projektai būtų sėkmingi? Tiesiog labai paprastas dalykas, ne? Nes kai mes darom projektą, mes norim, kad jis pasisektų. Teisingai. Ir jeigu taip aš dabar tokį į orą išmeščiau klausimą, jūs galite pasakyti procentą. Pavyzdžiui, jūsų tiesiog intuityvus atsakymas. Koks procentas jūsų projektų yra sėkmingi? O koks procentas nesėkmingi? Arba pusiau sėkmingi? Šaukit bet kokius skaičius, kurie atėjo į galvą. Nuo 0 iki 100. Koks procentas projektų yra sėkmingi? Tai gal aš į čiatą žiūriu, gal pasipils. 100, Zita, teisingai, čia žmogus su nuostata coaching, ne? 50-50. Šiaip labai retai, Zita, sveikinu. Iš tikrųjų labai retai būna, kad 100 projektų būtų sėkmingi. Sveikinu už šitą skaičių. Ne? Ir mes, jeigu patyrinėtume, ko gero vis tik atpažintume, kad kai kurie yra sėkmingesni už kitus. Gal net nepavadinsim jų nesėkmingais, bet jie ne 100% sėkmingi, ar ne? Ir tada klausimas yra, kaip coachas arba coachingas gali padėti žmogui turėti daugiau. Tikrai taip, kokie 80%, ar ne? Kaip gali coachingas ir coacho pagalba gali padidinti šitą procentą arba padidinti sėkmingumo laipsnį tų projektų, kurie iš dalies sėkmingi. Tai metaforiškai pakalbėkim taip. Čia tegu būna simbolis projekto. Nupaišysiu kaip strėlė, čia nėra coachingo strėlė, čia yra projektas. Ne? Turi pradžią, turi eigą, turi pabaigą. Kažkas, sugalvojau, kad noriu pusryčių, pasigaminau, suvalgiau, baigėsi, sotus. Projektas. Projektas atvykti į darbą, turėjau irgi savo visus šitus dalykus, susiplanavau. Ir dabar pavardinsiu keletą dalykų, ar ne? Galbūt, pakilnokim rankas, galbūt jūs turėjot kokių nors projektų, kur širdis dainavo, kai jūs tą projektą apie jį galvojot ir vykdėte, ne? O galbūt turėjot projektų, kur grieždami dantim, bet kažkaip stūmėtės į priekį. Matau keletą. Turėjom visokių, ar ne? Tai vienas aspektas. Galbūt turėjot projektų, kur numetėt pakeliui. Nepabaigėt tiesiog. Aš tai abi rankas galiu pakelt. Turėjau tokių visą žvėryną.
Galbūt turėjot projektų, kur neturi pabaigos. Galbūt vis dar turit. Nežinot, ką reiškia pabaigti. Tipinis projektas mokausi užsienio kalbos. Dauguma žmonių neturi supratimo, ką reiškia išmokti. Nežino, kada baigsis. Ne? Ir mes turim kitų projektų ten, nežinau, auklėt vaikus. Susitvarkyti garažą vyram. Amžinas projektas neturi pabaigos. Tai irgi būna, kad yra projektai, kurie nesibaigia ne todėl, kad jie nesibaigia, todėl, kad mes nežinom, ką reiškia pabaigti projektą. Nu, ką reiškia pabaigti mokytis anglų kalbos? Kada jau išmokau? Ne? Nežinau. Mes galim apsirėsti. Tai vat yra tokie aspektai. O kartais yra projektai, kur mes nežinom, ką daryti su juo. Mes suprantam, kad to reikia, žinom, ko norim, bet nesuprantam, ką daryti. Įvairių dalykų. Žiūrėkit, yra bent jau 4 dalykai, kurie svarbus, juos svarbu žinoti tam, kad projektas būtų sėkmingas. Ir aš juos įvardinsiu, kaip Eriksonas įvardina. Tai tam, kad projektas iš vis vyktų, mes turim turėti įkvėpimą. Tingai. Jeigu aš nenoriu valgyti, tai koks pusryčių projektas? Nu, nėra įkvėpimo. Arba tingiu gaminti. Tingiu labiau, negu noriu valgyti. Nėra įkvėpimo, nedarau. Jeigu nebus įkvėpimo, net nepradėsiu. Ne? Kartais mes iš baimės darom, tai toks anti-įkvėpimas, bet kalbėkime apie coachingo teritoriją. Ir įkvėpimas yra iš esmės atsakymas į klausimą, ko tu nori. Ar ne? Jeigu labai noriu, tai ir įkvėpimas. Jeigu nelabai noriu, tai gal šiaip su įkvėpimas. Kitas aspektas, ar ne? Ir žiūrėkit, nelabai sėkmingi projektai, kur darom be įkvėpimo. Ne? Kitas aspektas, tam, kad nenumestume projekto pakeliui, ar ne, mums reikalingas yra įsipareigojimas. Angliškas gal gražesnis žodis commitment, bet iš esmės, jeigu mes neįsipareigojam, kai tik sunku pasidarys, yra šansai, kad numesim. Ne? Aš mokiausi muzikos mokykloje, žinau, ką tai reiškia. Aš norėjau mest 4 klasiai. Bet kažkaip ačiū tėvam ir kažkaip pačiam paskui susišvietė protas, kad geriau pratęst. Sakė, tu pasikankink, bet gal pabaigsi. Nu, pasikankinau ir 6 klasėje patiko. Ne? O 7 iš vis kaifavau. Ir baigėsi mokykla paskui. Tai reikia įsipareigojimo. Įsipareigojimas dažniausiai atsiranda, kai mes turim atsakymą į klausimą, kodėl tai svarbu. Mes žmonės tokie sutvėrimai, jeigu nesvarbu, mes nedarom. Tiesiog. Ne? Net jeigu mus privertė, tai mums kažkas kito yra svarbu, dėl to mes padarėm. Ne? Kaip ten, žinot, tą tokią frazę iš gangsterių filmo. Koks ten gangsteris sako, gerų žodžių gali daug padaryti, o gerų žodžių ir pistoletų daugiau. Ne? Tai kodėl žmonės daro kaip pistoletas? Nes nori gyventi, nes svarbu gyventi, noriu gyventi, dėl to daro. Ne todėl, kad pistoletas privertė, dėl to, kad gyventi nori. Ne? Tai čia taip juodą humorą pašaržuokim, ar ne? Bet iš tikrųjų tam, kad projektas būtų sėkmingas, mes turim turėti šitos dalykus. Kitas dalykas, tam, kad užbaigtume projektą, turim suprasti, kur yra pabaiga. Tai yra trečias klausimas, kuris yra rezultato apibrėžimas, geriausio rezultato. Reiškia, turi būti apibrėžtas aiškus rezultatas. Pamatuojamai aiškus rezultatas. Ir klausimas čia yra, iš ko suprasti, kad jau pasiekiai. Kad jau pasiekiai, arba turi tai, ko nori. Labai svarbus klausimas, iš ko suprasti, kokie yra įrodymai, pageidautina materialą. Pajudink, kad matytųsi, ką ten parašai. Oi, atsiprašau, čia, matosi, ne? Tikiuosi, kamerą dar pasuksiu žemiau, kad matytųsi. Va. Tai, ko nori, kodėl svarbu. Ir tai yra 3 pagrindiniai planavimo klausimai. Ir tik tai 4 klausimas, aš ir šiandien dirbau su organizacija. Organizacijose paprastai, tai turim tokią problemą. Ir antras klausimas, ką darom. Šiaip tai 4. 5, jeigu problemą dar įdėtume. Ne? Nes jeigu pirmas klausimas būtų, turim problemą, tai antras būtų, tai ko norim vietoj problemos, kodėl svarbu ją išspręsti ir kodėl svarbu norėti to, ko mes norim, iš ko suprasim, kad jau padarėm ir gavom tai, ko norim ir problemų vietoj. Ir tik 4 klausimas yra, tai kokiais būdais galima gauti tai, ko norim. Ar ne? Gali gauti, ko nori. Ar ne? Ir tai yra įgyvendinimo klausimas.
Tai iš esmės žiūrėkit, o čia yra 4 klausimai. Ir pritaikykit savo bet kuriam gyvenimo ar darbo projektui. Ar ne? Ir darbas irgi yra gyvenimas, tai ten ir darbinio gyvenimo arba privataus gyvenimo projektui. Prieš nuspręsdami, ką daryti ir ko imtis, paklauskit savęs. Tai dėka to darimo arba šitas noras, tai iš tikrųjų kur rodo, ko aš iš tikrųjų noriu. Ne? Nu, kilo noras išsisiurbti namus, tai ko aš noriu? Tai jeigu žmogus tvarkingas, tai nori švarių namų, o jeigu tinginys, tai nori, kad žmona nebambėtų, ar ne? Nu, skirtingi norai. Aš noriu taikos šeimoje, todėl siurbiu, nes antraip gausiu strėlių. Viskas neigiama motyvacija. O šiaip myliu žmoną, tai nusiurbti. Viskas gerai. Arba perku robotą ir tada jis paspaudžia mygtuką, robotas išsiurbia. Ne? Tai aš tarnavau armijoje, tai ten būdavo, žinot, tokie pasityčiojimas ir bausmė, duoda laužtuvus ir sako, eikit šluot aikštę. Tai sakau, sušluota greičiau būtų. Sako, man nesvarbu, kad iššluotų, man svarbu, kad užsiknistum. Ne? Tai kitą tikslą turi, ne kad švaru būtų. Ar ne? Tai kartais reikia paklausti, nori, kad šluočiau ar kad švaru būtų. Tai jeigu nori, kad švaru būtų, robotą nupirksiu. Viskas visi laimingi, ne? Jeigu nori, kad šluočiau, tada einu šluot, žinom. Tai mums labai svarbu suprasti, ko nori. Nes siurbti namus nereiškia, kad aš noriu, kad švaru būtų. Noriu gal taikos. Tai kol neįsivardinom, mes nežinom. Ir tada čia su tuo susijęs klausimas, tai kodėl svarbu man išsirdti? Todėl, kad taika, va čia taika išlys, ar ne? Todėl, kad noriu ramybės. Todėl, kad noriu, kad vaikai saugiai žaistų. Kodėl? Kas svarbu? Noriu, kad mano namai gražūs, grožio noriu. Ir taip toliau, ne? Tai mes čia galim pasižaisti su šitais dalykais, ko nori, kodėl svarbu, ko nori, kodėl svarbu. Keletą kartų tipiškai pasikeičia arba modifikuojasi noras. Dažniausiai kažkas pasikeitė norė, kai mes padarom tokį pratimą. Pabandykit namuose, gal aš, nežinau, demonstraciją, gal mes labai laiko neturėsim, bet išsibandykit. Ne? Ir tada, kai jau čia pasidarė aišku, labai svarbu tada suprast pamatuojamumą įsivest. Tai kas parodys, kokie bus įrodymai, kad jau padaryta? Iš ko suprasiu, kad jau švaru? Nes labai netrivialus klausimas, nėra paprasta atsakyti. Iš ko suprasiu, kad jau moku angliškai? Aš vokiečių mokiausi sporto dėliai, bet jau buvau pakankamai pasikaustęs ir aš savo, kad neįklimčiau į amžino mokymosi spastus, aš turėjau tikslą. Man vokiečių, kai iš ko suprasiu, kad vokiškai moku, tai kai prieš važiuojant atostogų, reiškia, pasiskambinsiu tetai į Bavariją ir užsisakinėsiu kambarį, aš susišnekėsiu su teta, reiškia, tuo metu dar senokai buvo, bet jau studentas būdamas turėjau tą supratimą. Ir kai nuvažiuosim į Bavariją, tai tas kambarys vis tik tai bus mūsų ir lauks, nes teta suprato, kad atvažiuos Pauliaus šeima iš Lietuvos. Ne? Ir tuo metu, kada. Tai reiškia, jeigu aš su teta susišnekėsiu prie telefoną ir sugebėsiu kambarį išsinuomot, tai aš vokiškai pakankamai moku. Viskas. Tai aš tiek ir moku. Truputį daugiau. Bet... Nu, dar antras tikslas buvo suprasti parduotuvėje, kad galėčiau nusipirkti ir suprasti, ką ten jie kokius skaičius sako. Bet finale gavosi, kad dabar pusiau suprantu televizijoje, kai žiūriu, tai pusiau suprantu vokiečių. Bet tikslą turėjau paprastai, aš išmokau vokiečių kalbą per 2 semestrus. Jokių problemų iš viso. O anglų mokausi jau 30 metų, 40, niekaip. Visada dar yra kur tobulėti. Vokiečių aš jau neturiu kur tobulėti, nes viską pasiekiau. Ir su teta susikalbu ir parduotuvėje apsiperku ir net televizorius suprantu. Tai va, tai toks instrumentas, kurį panaudokit, pažiūrėkit. Vienas komentaras buvo iš mano gerų bičiulių, kur su šito instrumentu susipažino ir tada mokymuose dalyvavo ir verslininkas. Ir atėjo kitą dieną vakare pritaikęs, reiškia, šitos klausimus su savo partneriu aptarinėjo savo verslo projektus. Tai sakau, tai pasidalink savo įspūdžiais iš to. Nu, sakau, tai kaip, gerai buvo? Gerai, sako, buvo. Tai sakau, kokią išvadą iš to padarai? Sako, labai paprasta. Jeigu šitos klausimus anksčiau būčiau žinojęs, krūvos projektų iš vis nedaręs būčiau. Nes jie nesvarbus. Aš kitus būčiau projektus daręs vietoj jų. Nes pasirodo, mes ten sudeginom laiką, energiją ir pinigus ir pasiekėm kažką, bet tai buvo tik tai pusiniai dalykai. Tai vat efektyvumas. Gadėm? Komentarų klausimų prieš pakeičiant temą. Kam naudinga, kaip nors pasignalizuokit.
Jolanta, ką jūs išgirdot kitokio? Negu... Aš viską kitaip, žinokit, mes jūs žinot, kad mes viską kitaip. Mūsų netgi schema yra visiškai kitokia. Jo, tai šitą pats sugalvojau, tokį pristatymo būdą. Tai klausimai tie patys, bet mūsų visas procesas yra kitoks. Praktiškai. Jūs žinot, jūs žinot, apie ką aš kalbu. Taip. Na, aišku, ten mes per mokymus gal ir piešim tą 4 kvadrantus. Man labai įdomu, iš tikrųjų, labai įdomu. Ja, bet yra daugiau negu vienas būdas, ar ne, apie dalykus kalbėti. Bet jeigu aš galėčiau reflektuoti į tą ankstesnę jūsų, kai pristatinėjote Eriksono mokyklą, aš būtent noriu papildyti vienu dalyku, nes viena moteris dalyvavo mano sesijoje ir sakau, tai kas čia paskatino jūs, sako, žinokit, norėjau pažiūrėti, ar jūs irgi esate iš kažkokios sektos, nes aš esu buvusi kitose coachingo sesijose, buvo labai blogai, nes ten kažkokia sekta, sako, ten tikrai yra kažkokia sekta. Ir tada aš sakau, tikrai žinokit, nehipnotizuoju, negydau, nepatarinėju, neduodu jokių ten jums patarimų. Tai būtent buvo labai įdomu išgirsti apie žmonių nuomonę, kaip jie susiduria su kitais. Nesekta? Kaip ten moteriškė pripažino? Neprirašė prie sektų? Oi, nesakė, čia visiškai kitai. Čia visiškai kitai. Jo, ko norėtum vietoj to? Taip. Ar ne? Čia jeigu problemą kažkur dėtume, ačiū Janina, ar ne? Čia milijono vertas klausimas. Jeigu turi problemą, tai nesigilinam į problemą, pripažįstam, kad yra ir iš karto klausim, ko nori vietoj to ir iš to kils įkvėpimas. Ar ne? Ir čia yra be galo stiprus dalykas. Ačiū Jolanta už komentarą. Super. Ar ne? Taip, čia nesekta, čia yra, paskui mes tampam draugais visi, aišku, ar ne? Ten turim bendruomenę, visą globalę Lietuvoje, bendruomenę visose šalyse ir šiaip globalę. Vat kaip tik rytoj skrendu į vieną iš susitikimų Eriksoninių, ten vyksta konferencija Graikijoje, tai aš vėluodamas, bet nutariau vis tiek, nors vienai dienai, bet nuskrist su Merlin pasimatyti. Ar ne? Nesvarbu, kiek kainuos, bet skrendu. Tai yra iš tikrųjų bendrystė, kuri gimsta pakeliui neišvengiamai. Tai norėčiau prie dar vienos dalies perėti, mes turim apie 20 minučių ir norėčiau pakalbėti tada apie keliones ir apie galimybę su Eriksonu tas keliones daryti. Pat jeigu pamatysiu Aną, tai būtinai. Nesu tikras, ar jinai yra, bet tikiuosi, kad bus. Ana fantastiška trenerė irgi, mano gera bičiulė. Viena iš mano pirmųjų mokytojų, kai aš mokiausi coachingo Rygoje. Tai žiūrėkit, kokios yra kelionės. Ne? Jeigu dabar keltume klausimą, kaipgi tampama coachingo specialistu. Tai kelionės yra įvairios, galima eiti pasiskaityti į Tarptautinę coachingo federaciją ir ten yra aprašyti keliai. Ir paprastai kelionė yra, aišku, mokymosi ir praktikos. Ir aš tik tai nenagrinėsiu visko, bet iš tikrųjų parašysiu tik tai porą abreviatūrų. Tai jeigu mes norim keliauti profesionalaus coacho kelionę, tai iš esmės tai ACF-o, Tarptautinės coachingo federacijos rėmose reiškia, kad mes anksčiau ir vėliau praeisim profesionalumo pakopas. Ar ne? Nuo pradedantojo coacho iki pradedančiojo profesionalo. Ir Tarptautinės coachingo federacijos supratimu yra ir sistemoje yra 3 kvalifikaciniai laipsniai, aš juos pavadinsiu taip, ar ne? Pirmasis yra ACC, tai yra Associate Certified Coach, tai yra, aš sakyčiau taip, pirmasis pareiškimas, kad aš jau pradėjau profesionalo kelią ir jau turiu pakankamai žinių ir patirties, kad galiu dirbti su klientais. Ne? Tai aš sakyčiau, toks jau patvirtintas lygis, kai aš jau ne tik pradinukas, bet aš jau visam pasauliu deklaruoju, kad aš esu stipriai coachingo profesionalo kelyje. Čia yra savireikalavimai, nėra jie labai aukšti, reikia pabaigti tą programą pirmąją, kurią aš taip pat pristatysiu, mes ją vykdom ir šį rudenį, ir kitais metais planuojam 2 srautus. Tai yra praeit pirmo lygio programą, ar ne, ICF Level 1 programą, kur atitikmuo yra šitos programos pasekoj, įgyji kvalifikaciją, kuri atitinka arba viršyje ACC lygį. Ne? Ir tai yra pirmoji pakopa kelyje. Aišku, kad šitą gaudą reikia surinkti praktikos valandas, išsilaikyti egzaminą teorijos, bet tai yra technikos reikalai. Ar ne?
pirmas laipsnis. Tada antras laipsnis yra PCC, Professional Certified Coach. Ir atitinkamai tam reikės Level 2 programos, atitinkamai Level 2 mentoringo ir kito egzamino coachingo praktikos, ar ne, coachingo sesija turi būti vertinta šitam lygiai. Nes tos kompetencijos, kur rodžiau 8, jos gali būti išpildytos skirtingose lygiuose. Ar ne, nuo pradinuko lygio iki pirmos pakopos, profesionalo lygio ir meistro lygio ten lygiais. Ir atitinkamai tada, aišku, suprantam, kad yra dar MCC, Master Certified Coach, ir ten yra vėlgi Level 3 programos su atitinkamais dalykais. Ir čia taip tiesiog statistikos dėliai, čia 100+ valandų praktikos, čia 500+ valandų praktikos, čia 2500+ valandų praktikos. Ne, ir čia mes praeinam tą kelionę per gyvenimą ir šitą pirmą 100 valandų nėra problemos, jeigu aktyviai užsimint, per pusmetį lengvai pasidaro tie dalykai. Ar ne? Tai va, tai čia tiesiog nenoriu per daug ir sustoti šitoje vietoje, yra tiesiog išrašyti keliai ir ten dar yra jų atsišakojimų įvairių, bet iš esmės, jeigu ateina mokintis į sertifikuotą coachingo programą, kaip pavyzdžiui Eriksono Level 1 programa, jinai vienas pavadinimas oficialus yra Essentials program, Lietuvoje mes ją turim tokiu antrų pavadinimų pasivadinę kaip Workplace Coaching, bet iš esmės jau turbūt atvadinsim kitais metais atgal į Essentials ir Workplace perdarysim, kad jinai skirtųsi nuo to. Bet iš esmės tai yra Level 1 programa, kuri suteikia mūsų atveju visą galvą daugiau kompetencijos, negu reikia ACC. Tiesiog, aš tą galiu sakyti labai užtikrintai iš praktikos, nei vienas mūsų studentas, kaip pasakyti, yra 0 studentų, kurie neišlaikytų ACC egzamino. Absoliuti dauguma iš pirmo karto. Tiesiog mūsų studentai, mūsų absolventai visą galvą viršyje ACC reikalavimus. Aš kartais mentorinu studentus įvairių mokyklų ir kartais aš nustebęs, kokios sesijos praeina ir gauna ACC. Aš ten jas išbrokinčiau, bet paima, nusiunčia ir praeina. Ne? Tai mūsų studentų mes net neprileistume prie egzamino laikymo. Ne? Va, tai tiesiog tą noriu pabrėžti, kad tai yra stiprus mokymai ir vienas iš tų, ką galima būtų žiūrėti, aš sekundę pasidalinu iš karto ekrane. Čia jeigu atkeliausime į lietuvišką puslapį, tai jūs rasit va tokį paveiksliuką, ar ne? Ten erikson.lt, jeigu spustelis coachingas darbo vietoje, tai va ir turim vieną iš tų programų. Ne, šiemet jinai prasidės neužilgo, už porą savaičių. Kitais metais planuojam turėti vakarinį srautą ir dieninį srautą. Tai yra, ir čia absoliuti dauguma iš tų 6 modulių, 5 vyksta online, 6 gyvai. Tai irgi žmonės, kurie yra per nuotolį, pavyzdžiui, kitoje šalyje gyvena, tai visai geras variantas yra čia dalyvauti. Mes per COVID išradom šitą būdą, kad nuotoliniu būdu, ir čia nepilnos dienos, pavyzdžiui, 17-18 yra 3/4 dienos ir žmonės dar turi laiko savo darbus padaryti. Ketvirtadienis, penktadienis. Ir taip, kas maždaug 4 savaitės, mes turim tokias 2 nepilnas dienas ir 2 paskutinės dienos pilnos. Kovo mėnesį mes užbaigsim. Čia prieš pat kovo 8 šventinę dieną galėsim užbaigti. Šventę pasidaryti savo. Reiškia, kur dar ir tokia ekstra prie pagrindinės programos, nes čia, jeigu pastebėsi, daugiau negu 8 dienos susidarytų kalendorinės, tai mes dar pridedam tokį prieskonį pirmą pažintį su komandų coachingu. Tai va čia toks Workplace coachingo galbūt prieskonis. Ir mes šitoje programoje praeinam visus instrumentus, kurie yra profesionalioje programai, plus mes skiriam papildomą dėmesį coachingo požiūrio ir coachingo instrumentų taikymui ne coachingo situacijose. Tai būtent Workplace coachingas arba coachingas darbo vietoje tuo pasireiškia. Pavyzdžiui, kaip prisitaikyti coachingo instrumentus savo susirinkime su savo darbuotojais. Organizacijoje, kur ne coachingo būdu vyksta susirinkimas, bet jų struktūrą, pavyzdžiui, galit pritaikyti. Ten kokį nors planavimo klausimus galit pritaikyti. Ar ne? Va, tai ši programa skirta kam? Ir jie atitinka ICF Level 1 programos reikalavimus ir, reiškia, iki ACC, kad nukeliaut, dar reikia po jos mentoringą praeit, kur irgi siūlom ir paskui išsilaikyti
teorijos egzaminą ir susirinkti savo 100 valandų. Ir tada galima pretenduoti ir be problemų gauti ACC kredencialą. Kam skirta? Tai skirta tiems, kurie žada tapti coachingo specialistais, ar ne? Tai yra pirma pakopa į ACC. Antra, skirta tiems žmonėms, kurie nori sustiprėti kitoj profesijoje. Ir reiškia, coachingas visada be išimčių sustiprina žmogų toje profesijoje, kurioje žmogus yra. Aš turiu tokį labai artimą širdžiai pavyzdį, mano vyresnioji dukra, mano visi šeimos nariai praėjo coachingo mokymą. Tai čia pasiekė Paulius per 15 metų tokį šeimininę pergalę, ar ne? Tai praeitais metais jaunėlė praėjo, reiškia, irgi šitos mokymus. Tai, kaip pasakyti, jeigu jau šeimą siunčiu, tai turbūt gerai yra. Tai mano vyresnėlė yra dizainerė. Jis yra produktų dizainerė, dabar ji, reiškia, dirba su klientų patirties dizainu, dabar su IT firmomis. Ir jos tikslas niekada nebuvo tapti coachingo specialistė, bet jos tikslas buvo labai toks pragmatiškas. Jis sakė, aš noriu išmokti kalbėti žmonės taip, kad iš pirmo karto padaryčiau gerai dizainą. Kad nereiktų perdarinėti. Super. Ir jinai dabar yra profesionalė toje vietoje. Jinai taip moka išklausinėti žmogų, kad net žmogus pats suprastų, ko nori. Ir tada jinai nukabina visą informaciją, reiškia, iššifruoja tą informaciją. Vat jeigu mes šito pavyzdžių paimsim, dekoduoja, išsiaiškina, iš ko klientas supras, kad jau gavo rezultatą, kurio nori, išsiaiškina, kas svarbu klientui, išsiaiškina, ko klientas nori, išsiaiškina, kaip matuoja, iš ko supranta, kad jau gavo, ko nori, ir tada jinai pagamina dizainą. Tas pats yra apie vadovą. Vadovas, pavyzdžiui, dirba su žmonėmis, tai jeigu žinos šitos instrumentus ir coachingo požiūrį, tai pirmiausia išsiaiškins, kas žmogui rūpi, kas žmogui svarbu. Jeigu aš noriu duoti darbą, tai kaip suderinti darbą, kurį duodu su to, koks žmogaus vidus ir žmogaus vertybės, ar ne, yra. Kaip suderinti darbą su to, kad žmogų įkvėpia, kad neiškvėptume žmogaus darbe, o kaip tik įkvėptume teisingai. Tai šitie visi dalykai persikelia į necoachinginę teritoriją labai lengvai ir iš karto pridėti, kaip raketos, žinot, kad raketa išskristų į kosmosą, tie boosteriai būna. Tai tarsi žmogus su boosteriais ateina į savo profesiją ir staiga visą galvą pradeda savo profesinius dalykus atlikti geriau dėka coachingo filosofijos, coachingo instrumentų ir coachingo struktūrų, kurias mes mokinam. Tai va čia vat būtų, ir mes, kaip pasakyti, programos nepakeitė, bet mes akcentus workplace coaching'e šalia profesionalių akcentų mes dedam dar papildomus akcentus ir pasitreniruojam kartais. Dabar padarykim tą instrumentą kaip coachingo sesiją, o dabar padarykim tą patį instrumentą kaip susirinkimą. 6 kart greičiau negu coachingo sesija. Ir aš mėgstu pademonstruoti kartais, Janina bus liudininkė ar ne, kur, pavyzdžiui, kokį nors mentorių stalą, kaip coachingo sesija, kuri trunka 40 minučių, ir paskui mentorių stalą kaip intarpą į susirinkimą, kur reikia pabrainstorminti greitai, ar ne? Ir užima 6 minutės tas brainstormas. Ir mes staiga suprantam, kad yra daugiaplanis pritaikomumas to, ką mes mokomės. Nesiūlau coachant savo artimųjų, bet šeimoje jūs pamatysit, kaip galima susišnekėti geriau su savo šeimos nariais, kai jūs suprantat, kad pirmą reikia išgirsti, kas žmogui svarbu ir nesiūlyt, neduoti savo patarimų, kol nesupranti, ko tam žmogui iš viso reikia. O gal iš viso šičiaupti ir neduoti patarimų reikia. Ne? Gal įsiklausyti reikia, gal iš tikrųjų reikia tik paklausyti žmogaus normaliai. Ne? Ir mes tada, kai išlavinę esam klausimosi kompetenciją, mes savo artimųjų pradedam klausytis kitaip. Tai va čia aš dar paminėti galbūt ir Sonatos mikrofoną paprašyčiau atidaryti, mes čia daugiau visokių dalykų priruošę esam su Sonata ir dar ruošiam. Tai ne tik tai šią programą. Tai ir vėlgi, atsakant į Jolantos klausimą, tai planuose arba bent jau tokiuose tyrinėjimo stadijoje mes turim, kad advanced programą suorganizuoti kitais metais, tiesiog padarysim žvalgybą. Koks kiekis iš tų mūsų 200 plus absolventų, jeigu surinksim bent apie 20, tai tikrai darom. Ne? Tai darysiu apklausą, tai ir Jolantai išsiųsim, kontaktus pasiimsim, gerai. Išsiųsim apklausą, reiškia, kiek norinčių bus, aš 99,9%, kad mes rasim žmonių, kurie nori, nes mes prieš kažkiek tai metų darėm, susirinko, tada tokia visai nebloga grupė, kvietėmės tada mūsų nuostabę trenerę Moirą Saulę, kurią aš vėl norėčiau pasikviesti iš Prancūzijos. Jinai bus, beje, coachingo konferencijoje bus jinai lapkričio mėnesį, atvažiuos, galima gyvai pamatyti. Bazė,
Pauliau, bazė, ne konferencija. Coachingo bus bazė. dirbtuvių. Coachingo bazė, atsiprašau. Ar ne, tai vat atvažiuos mūsų gera bičiulė ir fantastiška trenerė, nežinau, magė, burtininkė. Reiškia, jinai taip užbūrenčiai moka viską padaryti. Tai žodžiu, planuose yra. Ir tada tiesiog aš galvoju, mes, gal nepasakysiu aš ten per mėnesį, bet kitų metų pradžioje manau, kad jau mes turėsim aiškumą, o gal ir anksčiau, ir tada organizuosim datas. Aš labai norėčiau ir šiemet suprast, kiek žmonių bus. Tai turiu didžiulį ketinimą, kad mes turėtume šitą programą, kad žmonės galėtų eiti į antrą lygį, PCC. Ar ne? Ką mes dar Ta čia klausti, pridurti? kas yra advanced mokymai. Jo, tai jeigu tai yra level 2, ar ne, jeigu kalbėt apie, aš galbūt vieną paveiksliuką nupiešiu, kuris šiek tiek atskleidžia coachingo tų dviejų programų, tokią struktūrą vidinę. Ji, beje, net nepiešiu naujo paveiksliuko. Ant šito paveiksliukų pailiustruosiu. Pirma dalis. Labiausiai rūpinasi dviem temom. Viena tema, ko tu nori. Tai reiškia, mes, bet šitoj level 1 programoje maždaug pusė programos skirta tam, kad išmoktume gerai svajoti ir suprast, ko norim. Ir konstruoti savo norėjimą gerų būdų. Tai yra pirmoji didelė tema, maždaug pusė tas programos tenai vyksta. Ir antra didelė tema yra, kaip tai įgyvendinti. Tai vat level 1 Eriksone yra koncentruota į šitas dvi temas labiausiai. Kitos paliestos, bet taip, ar ne? Ir atitinkamai jau galite atspėti iš vieno karto. Antra dalis, advanced, prie šitų temų prideda supratimą, gal nuo šito pradėsiu. Pirmiausia, darbas su vertybėmis ir su vertybinėmis sistemomis. Tai yra mūsų tas vadinamas pirmoji pusė advanced programos. Tai yra darbas su vertybėmis, kažkiek darbas su įsitikinimais, bet mažiau. Darbas su vertybinėmis sistemomis kaip tokiomis. Darbas su vidinėmis patirtimis. Ir ketvirtoji dalis yra integracinė. Tai sąlyginai galima būtų čia. Tai kaip mums viską apjungti, kaip integruojasi dalykai ir kaip užbaiginėti, giliąją prasme užbaiginėti projektus. Ne tik tai užbaigti ir pasakyti, baigta, ar ne? Bet užbaigti ir integruoti. Nes žiūrėkit, kai mes užbaigiam rimtą projektą, kas vyksta su mumis? Geru atveju vyksta integracija ir pokytis, manęs transformacija vyksta. Pastebėjot? Kai jūs pabaigėt kokį nors pirmąjį savo mokslą, gavot bakalauro diplomą, jūsų transformacija vyko. Automatiškai, bet mes mokinamės, kaip palaikyti savo klientus, kad transformacija sąmoningai įvyktų. Integracija įvyktų sąmoningai, kad žmogus sąmoningai išeitų į kitą asmens evoliucijos etapą. Ne? Tai vat yra, reiškia, level 2, yra labiausiai koncentruojasi į šitą dalį. Kaip dirbti su vertybėmis, kaip kažkokia prasme įdarbinti vertybės, kaip jas atpažinti, kaip paskatinti evoliuciją, o gal kitų žodžių galiu pavadinti harmoniją vertybinėme lygmenyje, ar ne? Ir kaip sujungti vertybės su transformaciniu tokiu integruojančiu pokyčiu arba augimu. Ne? Tai vat po šitų dviejų didelių dalių, anksčiau buvo 4 moduliai, ar ne? Dabar jie ir yra 4 moduliai, bet į tokias 2 programas atskiras apjungti. Tai po šitų dalių, tai vėlgi, aš sakyčiau, mūsų absolventai visą galvą yra išsikišę virš PCC reikalavimų. Tiesiog visą galvą. Aš pats PCC gavau po 2 metų praktikų. Beveik užsimerkęs aš jį gavau. Reikėjo pasimokyti, bet iš esmės mokslų pasiekoj buvo PCC lygis pasiektas, tik paskui primirštas, ne, per tam tikrus darbus. Ir paskui atšviežinus viskas gavosi iš pirmo karto. Tai mūsų, vėlgi, absolventai po visos programos abiejų dalių galim drąsiai dirbti transformacinio coachingo teritorijų. Tai reiškia, kad mes ne šiaip padedam žmonėms išspręsti savo problemas, mes padedam atlikti, įgyvendinti vidinę transformaciją, po kurios tos problemos tampa, kaip, nežinau, saulėgrąžas gliaudyt. Ar ne? Ir tiesiog, žinot, aš jeigu taip profesionalumo lygį čia pailiustruočiau,
Tai ACC lygis iš tikrųjų mokina išspręsti problemas. PCC lygis mokina išspręsti problemų klasę. Mes sprendžiam vieną problemą, bet iš tikrųjų sprendžiam visą klasę problemų. Tokio tipo problemas po to gliaudo kaip riešutus. Ir master lygis iš tikrųjų išsprendžia žmogaus taikos su savimi klausimą. Ten yra visiškai transformacinis lygis ir aš pabaigęs esu ir Level 3 programą Ericssone, ir dabar turėjau iš 2500 valandų, vis laiko nerandu pasidaryti visus darbus, kad MCC papretenduoti, ar ne? Tai šitom lygiai mes mokinamės tiesiog, žinot, aš nepabijosiu to žodžio, palaikyti žmogų, kad rastų darną ir harmoniją savyje. Ir ten yra ištisinė transformacija. Ištisinė, ar ne? Ir ten mokinamės dar atskirų dalykų. Ir geras klausimas, kaip pamatuoti žmogaus, Rita klausia pokyčio ar transformacijos tvarumo ilgalaikėje perspektyvoje, tai žinot, paprastas atsakymas, bandymo būdu pažiūrėti, kiek ištvers, kaip tvaru bus gyvenime. Ne, bet gerų indikatorių yra. Jeigu žmogus po transformacijos yra taikoj su savimi ir taikoj visais lygiais, tai ko gero transformacija bus tvari. Bet čia jau atskira šneka, mes nueitume į loginius lygmenis ir turėtume dar kokių 4 dienų pokalbį. Sonata, papildyk prieš mum finalinius klausimus užduodant. Aš tai galvoju, gal tiesiog norėtųsi daugiau klausimų iškirsti, ko dar nepalėtėm ir kas būtų aktualu, nes, aš galiu irgi pasakoti 2 dienas, bet laiko nėra daug. Tai gal tiesiog paklausėm pradžiai, gal kam yra Gerai. kokių nors klausimų kyla ar kažkokių tai minčių kilo, tai pasidalinkit. Ir galite įsijungti mikrofoną. Mikrofoną, vaizdą, chatą, idealu balsas, aišku. Kristina. Man būtų aktualu, pavyzdžiui, o kiek kainuoja tas levelį pirmą pilnai pasibaigti? Dabar, ką reiškia pilnai? Patys mokymai, jie kainuoja šiek tiek mažiau, kaip apie 3000, ne? Jeigu ten standartinė kaina maždaug 3000 su trupučiu ankstyvo paukščio kaina apie 2,9, ne? Va taip, jeigu šiai dienai. Tai mes, jeigu jūs domintų dabar, tai mes dar pritaikytume ankstyvą paukštį ir dabar, ne? Ir ten yra visos galimybės mokėti dalimis. Ir tada dar tie 100 žmonių, 100 konsultacijų, man juos reikia pačiam susirasti? Taip. Bet čia dar aš, Kristina, pridėsiu, tai yra mokymų dalis, paskui dar yra mentoringas, kuris kainuoja atskirai. Jis, kaip pasakyti, mes siūlo mentoringą, ten kainuoja dar 1000 su trupučiu, kur ten yra 3 individualus valandos mentoringo ir de facto 8 valandos grupinio mentoringo, ir tai yra pakankamas kiekis 10 valandų mentoringo, kad išpildyti reikalavimus ACC kvalifikacijai gauti. Ir valandos taip, čia jau yra jūsų atsakomybėje susirast klientus ir ten linksmoji dalis, ar sunkioji, nežinau, iš tų 100 valandų mažiausiai 75 turi būti mokamos. Jau. Geroji žinia, kad niekas nesakė, kiek turi kainuoti. Aš, pavyzdžiui, pradėjau nuo kavos. Kaučingas už kavą. Aš pakaučinau, man pasatė kavos už 2 eurus. Mokama. Paskui už pietus. Paskui jau už pinigus tikrus. Tai, jeigu jūs darbe kaučinat ir tai įeina jūsų pareigas, tai yra mokamas kaučingas, nes jums alga už tai moka. Matot, barteris yra mokama. Jeigu aš tave pakaučinau, tu mane, tai mokama. Žodžiu, kažkokie materialūs mainai turi įvykti. Ne? Va, ir tada dar yra privalomas ICF teorijos egzaminas ir jūs įgyjat ACC. ACC yra kokybės ženklas. Jūs pranešėt pasauliu ir savo klientam, kad jūs jau padarėt darbą ir įrodėt, kad jūs mokat kaučint. Ir paskui, aišku, keliaujam toliau į kitus lygius. Ar atsakiau? Į tarpą, kai aš, pavyzdžiui, tuos 100 klientų kaučinu, į tarpą aš turiu su kažkokias tai konsultacijas, aš gerai darau, kaip man sekasi. Tai tam mes rekomenduojam mentoringą. Ir aš, pavyzdžiui, rekomenduoju į mentoringo programą ateiti, kai jūs jau turit bent kokį 50-60 valandų klientinių, kai jūs jau apšilot kojas, ar ne? Tai jūs galite turėti tų klientų jau nuo pat pradžių, kai tik pradėjot mokytis ir pirmieji klientai gali išoriniai skaičiuotis jau nuo tada, vidiniai nesiskaito jūsų grupiokai, bet jeigu išoriai kažką pakaučinot, jau skaičiuojasi valandos. Tai mano rekomendacija būtų, reiškia, į mentoringą ateiti, kai jūs jau praėjot bent jau pusę kelio.
Ne? Ir tada būtent tai ir bus. Prašau, Sonata. Aš dar noriu papildyti, kad mokymo procesas pats vyksta apie Taip. 4-5 mėnesiai. Ir to proceso metu yra darbas trijulėse, darbas Taip, porose. Ir tenai priežiūra. mokymasis pačioj klasėje. Ir tada gauna daug atgalinio ryšio, kur leidžia suprasti. Tai, tai yra mokymo procesas vis tik tai ištemptas į laiką. Ir per tą laiką galima atrasti suvokimą, ką darau gerai, ką nedarau. Ir ten pas mus yra ir Janina, ir dalyvauja mūsų Angelė, ar ne? Nežinau, ar Džiuginta čia šita ar kita Džiuginta, bet mes turim tokį net etatą angelų, tai reiškia mūsų absolventai, kurie ateina padėti naujiems studentams praeiti viską. Ir jie duoda papildomą grįžtamą ryšį, kaip praktikuojantis profesionalai. Tai jūs jau pakeliui turit labai stiprų palaikymą ir daug grįžtamo ryšio gaunat, kuris jūs stiprina. Ir jūsų coachingas, aš galiu drąsiai sakyti, jūsų coachingas jau dar net prieš mentoringus visus, jisai jau yra viršijantis ACC lygį. Jeigu jūs praėjot visas praktikas, padarėt visas triadas, buvot visuose mokymuose, atlikot visas praktikas ir aktyviai klausėtės, ar ne? Ir dar turiu vieną klausimą. Gal galėtumėt pasakyti kažkokį tai realų klausimą arba realų pavyzdį tarp, ką daro level 1 ir level 2? Čia bus gilis kitas. Žinot, tie klausimai gali būti ir tie patys ir skirtingi. Tvarkoju, vienas klausimas aš gal pasakysiu. Level 2, ypač mūsų programų požiūriu, jūs galbūt neturėsit instrumentų po pirmo lygio dirbti su žmogaus giluminėmis vertybėmis. Pavyzdžiui, žmogus 40 plus metų ten ar 50, kaip aš apie save kalbu, ar ne? Ir atsitinka gyvenime situacija, kai vaikai užaugo ir išėjo iš namų. Ir aš esu coachinęs moterų, ypač moterų, kur krizę patiria vidinę. Sako, aš neturiu motyvacijos, nežinau, man krizė darbe, nebenoriu eiti į darbą. Pasirodo, tuščių namų sindromas ir žmogus tiesiog nebeturi kur išlieti savo meilės, ar ne? Ir mes trečiam modulyje, arba pirmoji dalyje Advanced programos, mokinamės apie vertybės ir ten yra vienas iš tų instrumentų, tai yra kertinės vertybės atradimas. Ir aš turiu vieną konkretų atvejį, kurio nebūčiau galėjęs padaryti be antro lygio programos, ar ne? Su ta moterim nuėjom ir jinai rado savo kertinę vertybę, jinai suprato, kodėl jo širdis čia verkia. Ir jinai sakė, supratau, jos kertinė vertybė buvo rūpestis, pasirūpinimas žmonėmis. Tai ir darbinis klausimas buvo, bet ten taip fone pasimatė, kad viena namuose liko, ar ne, ten vaikai išsilakstė. Ir jis sako, tai supratau, ką aš kitaip darbę darysiu, aš nuo rytojus rūpinčiau žmonėm darbę. Sąmoningai, jinai ir taip rūpindavus, bet sako, aš dabar sąmoningai rūpinsiuos. Ir jie ir nušvito visas pasaulis, saulė vėl šviest pradėjo, ar ne? Tai va čia pirmo lygio programoje mes tų instrumentų neturim ir ko gero būtų sunku, mes ten galbūt ir galėtume padėti, bet ne taip tikslingai. Su antros levelio programos instrumentais mes tą galim padaryti drąsiai. Tai tiesiog pavyzdys, Kristina. Ir dabar dar vienas klausimas iškilo. Jeigu pradedi mokintis, kiek realiai faktiškai laiko reikia skirti tom visom pamokom, kad įsivaizduoti? Tai reiškia, maždaug jūs turi 2 dienas apytikrai, 2 dienas maždaug kas 4 savaitės, tai užskirkit tas dienas. Ir tada tarpuose jūs, aš sakyčiau taip, jeigu paskirsit maždaug 2 valandas dar į savaitę praktikom savarankiškom, ko gero bus maždaug tas laikas, kurį reiktų skirti. Nes galbūt kai kada jūs praktikuosite triadose, galbūt kažkada studijuosit medžiagą, bet aš sakyčiau dar bent porą valandų tokio sąžiningo dedikuoto laiko į savaitę, tai būtinai skirčiau. Nes kai mūsų entuziazmas užpuola žmonės, tai jie ten dažniau prisipraktikuoja ir labai sveikinamės tos dalykus. Bet mažiausiai dar, sakyčiau, porą valandų į savaitę. Tai jūs galite planuoti, kad, kas ten 2 dienos, tai bus... Ir tada dar kiek čia gausis, dar kokias apie 10 valandų per mėnesį, ar ne, šalia mokymosi. Tai maždaug tokį resursą, jeigu jūs turėsit, tai iš esmės turėtų plius minus pakakti. Supratau. Ačiū. Dėkui. Jolanta. Aš noriu paklausti, jūsų absolventai, studentai, kai laiko ACC egzaminą, jie laiko anglų kalbą ar kokią kalbą jie laiko? Ne. Tai dabar iš vis pasikeitė situacija. Reiškia, dabar bijau pasakyti, kas čia laikėt paskutinį egzaminą teorijos. Prieš metus panašiai. Aha. Kokia kalba buvo, anglų? Ar?
Buvo anglų, yra galimybė turėti vertimą rusų kalba, jeigu kas nors nori, bet tada sutrumpina laiką. Nu, ta prasme, šiaip egzaminas trunka 4 valandas, bet jeigu nori turėti vertimą, nu, kaip dvigubą, nes aš pasirinkau tą opciją, kad gerai suprasčiau, nu, nes yra niuansų, tai tada pusvalandį sutrumpina, 3,5. Bet šiaip realiai, jeigu laikoma ne savo gimtąją kalbą, galima prašyti 1 valandą ekstra. Taip, jeigu jau automatiškai prideda, nereikia net prašyti, automatiškai prideda, o galimybė, kad turėti dar vieną kalbą, nu, tiesiog dėl tų... Tada trumpina jau, ne? Tada trumpina, gal. Tai jeigu būtų 3 valandos, tada 1 plius, kaip ne gimtąją kalbą, bet tada jie atima, jeigu su žodynu. Taip. Ta prasme, ne žodynų, bet vertimas būna, nu, subtitrai vertimas. Supratau, nes aš kažkaip visą laiką stabdau, nes galvojau imti anglų kalbą, bet pagalvojau gal tą valandą prašyti, tai va tada su to vertimu reikia prašyti. Nes ten su vertimais būna visokių, gerai turėtų abu tekstus, nes kartais vertimas būna ne visai... Taip, tai bet geriausia, kai jeigu abi kalbas valdo, tai yra naudinga, nes kartais būna, nu, ne niuansas, nors nes tas angliškai ten tekstai sudau ir, nu, ne visada irgi, aš atrodo angliškai namie kalbu, bet man irgi, nu, buvo ten momentas. Nu, man būtų gerai norvegų kalba, negaliu pasirinkti. Norvegų kalba yra. Ne, švedų yra. Švedų ir danų, man atrodo, yra. Galiu čia imti ir danų. Jo, dabar, aišku, palengvinimas įvyko, kad jau coachingo sesijos įrašo nebereikia siūsti ACC lygiui, nu, level 1 lygiui į ESF, mes jau darom vidinį įvertinimą ir jau čia mokyklos atsakomybė yra tada. Tai čia šioks palengvinimas yra ir streso nuėmimas. Kokiu dar būtų? Ja, klausimų ar komentarų? Prieš mum jau po truputį užbaiginėjant mūsų pokalbį. Taip, aš dar noriu, bet tada rezumuojant, kol galvojat klausimus, kad iš tikrųjų rytoj nežinau, ar čia išsiųsiu naujienlaiškį, bet porytai tikrai įgausit. Tai bus ir įrašas, ir daugiau apie programą šiek tiek sudėsiu, ir mes dar su Paulium turim kitų programų, tai irgi sekit, atsiųsim informaciją, man atrodo dabar tiesiog nesinori tos... Perkrauti nereikia. Bet aš jūs kviečiu tiesiog, mes stengiamės kažkaip tai daug jų nesiųsti tų naujienų, bet jeigu jos yra aktualios, jeigu yra tikrai, tai kviečiu jūs pasižiūrėti, nes bus dar ir kitų įdomių pasiūlymų. Ir gal kokių klausimų dabar jau kilo, tai gal sugalvoju, gal aš jį pasidalinau. Dar vienas klausimas, bet praktiškai jeigu anglų kalba nekalbi, lietuvių kalba to dalyko baigti nėra galimybės. Turit minty ACC? Egzaminą, ar ne, išlaikyti? Taip. Nu, teorijos egzamino kol kas nėra lietuvių kalba. Aš galiu pasakyti, jeigu vis tiek labai tuo domėjausi, tai galima rusų kalbą laikyti, bet kaip ir minėjau, galima, jeigu laikysi pilnai rusų kalbą, o ne 2 kalbomis, tai bus ir 4 valandos, man atrodo. Čia reikėtų dar pasidomėti, bet galima įsirinkti. Kitas dalykas, dar galima turėti vertėją. Galima nusisamdyti, aišku, tai kainuoja, bet galima turėti ir tokią paslaugą. Kol kas yra taip. Lietuvių kalba egzamino kol kas laikyti nėra galimybės. Ai, bet jeigu vertėją galima turėti, tai jau labai gerai. O visi mokymai vyksta pilnai lietuvių kalba. Taip, mokymai vyksta lietuvių kalba ir sesija, jūs irgi vedat lietuvių kalba. Viskas lietuvių kalba, sesijas irgi vedam lietuvių kalba, egzamininė sesija irgi lietuvių kalba. Medžiaga tiesa bus anglų kalba, jeigu labai reikia, galim dar rusų paprašyti, nes taip dažnai keičiasi, kad net tiesiog nekyla man rankos tą vertimą palaikyti. Bet dažniausiai labai sveika turėti dar kitą kalbą, nes terminai tai vis tiek yra angliškai ir mes tada juos galim, reiškia, sugretinti ir geriau suprast, ką jie reiškia. Šiaip taip, viskas vyksta lietuvių kalba ir darom geriausia, ką galim, kad adekvačiai lietuvių kalboje turėti tą mokymą. Ačiū. Bet ir ACC galima gyventi bent kelis metus, ar ne daugiau metų. Pagyvenimą galima. Čia, žinot, reikia labai pasvarstyti. Čia visada yra klausimas, tos pačius klausimus galite užsiduoti, ar ne? Kodėl svarbu man turėti ACC? Kai gausit atsakymą, tada ir laikykit teigiamą, ar ne? Kai žinosit, kodėl jums to reikia. Nes kai aš laikiau savo, tai aš labai aišku turėjau atsakymą, kodėl man reikia PCC. Aš noriu, kad manęs nieks gyvenime daugiau neklaustų, ar tu moki coachint. Aš noriu, kad visi iš anksto žinotų, kad Paulius moka coachint. Taškas.
Dėl to man reikėjo akreditacijos. Ne, kredencialo. Nes ten, kol neturėjau aš jo, tai vis paklausdavo, tu tikrai moki coaching, gal padaryk mums bandomąją sesiją, o mes norim įstikinti, kad tu moki. Po to, kai gavau PCC, niekas nie karto gyvenime nepaklausė, visi žino, kad Paulius moka, nes turi įrodymą. Na, aš irgi pritarsiu Pauliu, nes aš irgi tą patį norėjau dabar. Ir, iš tikrųjų daug kas keičiasi, bet, ašgi kokius 8 metus neturėjau kredencialų ir coachinau taip, ne? Bet ateina, kada toks aiškumas, kad man to reikia, tai teko nueiti. Tai kai mes dirbam su klientais, kurie vis tik tai vertina kompetenciją ir žiūri, kartais net ir, žinot, jūs net negalit pretenduoti į darbą, jeigu neturit kredencialo, nes išprusę klientai, jie reikalauja, kad tu turėtum minimum ACC, o dažnai reikalauja topiniam vadovam, pavyzdžiui, PCC lygį, kad turėtum arba aukštį. MCC dar nemačiau, kad būtų kaip reikalavimas, bet PCC esu dalyvavęs ir dirbęs su klientais, kurie reikalavo. Tiesiog nežiūrėjo tavo kandidatūros, jeigu neturi PCC. Taip, Pauliau, kaip kiekvienam, bet Janina taip gražiai parašė ir bet kokiu atveju coachingo mokymai pakeičia gyvenimą. Tai va čia visą laiką klausimas, žinai, ar, kur nori naudoti ir kiek profesionaliai norisi tai nerti. Ar tai profesija, ar tai yra priedas prie kažkokios kitos profesijos, prie gyvenimo. Tikrai, tai nėra privaloma. Bet kita vertus, jeigu matot vertę, tai aišku verta tada. Tai turbūt mes priartėjom prie pabaigos, ar ne? Su padėka pirmiausia noriu visiems ir visoms, kurie sudalyvavot. Ačiū ypatingai, kas aktyviai dalyvavot. Tikiuosi, kad ir visi kiti irgi gavot vertės. Ir, žinot, čia viena iš tų misijų, kur mes labai džiaugiamės galėdami pasidalinti. Nes čia tiek kosmonautai, tiek coachingo specialistai, vis tiek jie yra, ar ne? Su Anos Lebedevos pavyzdžiu pasakysiu, kai jinai dalinosi atveju, kad sakė, pažiūrėjo finansistai į jos finansus ir taip labai gražiai pasakė apie finansų padėtį. Sako, pas tave finansuose tiek daug meilės. Ar ne? Ir ten pelno ne tiek jau daug, bet meilės, sako, per kraštus. Tai mes tokie kosmonautai, kur iš tiesų gyvenam tuo, ką mokom, ar ne? Ir Sonata, ir Janina, ir Paulius, ir čia jeigu mes dar pažiūrėtume, tai mes to gyvenam ir nešam tą. Tai norim ir dalintis, ir skleisti, ir būti toje terpėje. Ir iš tikrųjų žmonės ir ateina pakartot, kartais ateina mokslas, klausiu, kodėl atėjai. Sako, aš noriu į coachingo terpę, išsimaudyti coachingo, reiškia tam krioklį, sako, vėl noriu atsigaivinti, ar ne, noriu pabūt šitoj atmosferoj, pavargau nuo darbinio sunkumo. Tai vat kviečiam ir į tokias procedūras spa, kai jau pavargstat nuo kitų aplinkų, ateikite coachingo aplinką, įsirašykite į angelus paskui, kai jau absolventai būsit ir atsigaivinkit. Aš tiek noriu, pakalbant apie tą spa, tai tikrai sekite informaciją apie coachingo bazą. Jeigu jau nesusitiksim mokymuose, tai galima su Paulium susitikti ir Paulius tenai bus ir didelė coachingo bendruomenė, tai sekite informaciją ir ateikite tenai. Galbūt dar irgi ta proga pasimatyti. Taip, Jolanta. Pirmiausia, noriu labai padėkoti ir tiem, kurie naujokai čia susipažinimui susitiko čia vakarą. Tai noriu pasakyti, kad coachingas pirmiausia yra man pačiai, mums patiems, nes tai yra saviterapija, savigydymo metodai, tai yra savispa. Pirmiausiai, tai didžiausia pagalba savo, kai nereikia nei vieno klausti, nei vieno prašyti. Pasikaučini pats savo ir gyveni puikiai ir čia pirmiausiai savo. Taip. Ačiū. Gerai, tai labai ačiū. Labai ačiū, mes tada finišuojam ir iki susitikimų, sakau, ar ne? Iki susitikimų, coachingo bazė, galbūt mokymuose, galbūt gyvenime, kituose pristatymuose. Lauksim kitų pokalbių. Ačiū. Ačiū. Linkėjimai iš Lisabonos dabar. O.